Sveiki, mėlyjeji. Labai smagu Jūs vėl matyti. Truputėlį va mūsų ir studija pasikeitus, ir truputėlį mūsų tarp kartų kolektyvas pasikeitęs. Gražuolė mūsų Monika išleidom į pasaulį, užkariauti, žodžiu, savo aktoriniu menu plačiuosius vandenis. Linkime jai tikrai viso ko geriausio ir tikimės pamatyti didžioji Holivudo scenai. O su mumis nuo šiol bus Ieva. Sveiki, labas. Kita mūsų jaunos kartos atstovė. Dar kur nekita niekur bėgti, nes širdį patriotė, tai aš šita galbūt, bent jau Lietuvos vandenyse, išbus kartu su manim ir taip plaukęs atstovaudama savo kartą, nes iš tikrųjų labai įdomiai, net nebuvo man abejonių, kad jeigu nesu kita jauna mergina su Monika, tai su kuo man reikėtų, tik tais aišku reikėjo, kad Ieva sutiktų. Nes visa tema tarp kartų seniai prasidėjo nuo Ievos, tai aš taip truputį labai noriu pristatyti, ta prasme, Ieva, tu pati prisistatysi, bet aš noriu trumpai apie tai, kaip aš pamačiau Ievą ir iš vis, nuo ko yra tarp kartų visa idėja. Agota tiesiog nori, kad nubėgtų visas makiažas, bet viskas gerai, Agota, pristatinė. Mes su Ieva važiavome į projektą, žodžiu, turėjom tarptautinį tokį projektą ir grįžinėjom iš jo į Lietuvą, naktis, pavargę, projektas ten beveik savaitės ir prasideda gilios temos. Gilios temos tarp kartų, ta prasme, visiškai. Ir mes pradedam kalbėti, žodžiu, jau vis intimiau ir pradedam kalbėti apie seksą. Ir man Ieva sako tokį, Agota, sako, aš nesuprantu, sako, jūsų kartos moteris dar vis nelaisvos ir dėl to neleidžia mum būti laisvom. Ir aš tiek atsimeni pasišiaušiau, man tiesiog tos koks nelaisvos. Taigi Beata Tiškevičia už mus kovoja, čia, žinai, Aušrinė Marija Pavilionienė už mus kovoja. Kas čia tau nelaisvas? Taip, ir aš toj mašinai drebu, net ne Lietuvoje esu, ką daryti. Jau bando būti malonesnė, nes bijo, kad iš mašinos, žinai, išvysiu. Taip, aš tikrai įsigandau. Kaip, ką reiškia, kai vidu turi kažkokį kompleksą ir kaip tu, žinai, sureaguoji netinkamai. Tai va čia irgi tas, kaip atpažinti savyje, kad, čia kažkas ne taip, jeigu tave taip trigerina, tai gal tikrai visgi nelaisvos. Na ir tuo momentu mes likom toks, kur kiekviena prie savo nuomonės, man netrukdo tai, kad žmonės turi savo nuomonę, tuo momentu, o aš esu užargumentuojama ir tokia mėgstanti kvestionuoti. Tuo momentu aš likau vis tiek prie savo nuomonės ir buvau tokios, kad Ieva, nagi tu supranti, gali daryti, ką nori ir mergina gali turėti ir vieną dieną vieną partnerį ir kitą, bet jau visuomenė kaip pavadins, tai pavadins. Pati turėsi, žinai, už tai tada atsakyti arba tą, apie kurią tu kalbi, ten, žinai, apie tą situaciją, žinai. Taip. Ir vis tiek bus K. Žinot mano šitą, tipo, jau čia jau gyvai labai blogai. Iš didžiosios raidės. Pagal mane iš didžiosios raidės. Šeim, tokį suvarpu. Taip. Ir žodžiu, likau aš prie tos nuomonės, bet tas vidinis skausmas ir tas klausimas man taip liko virpėti. Tada mes kaip tik su Monika turėjom bendrų projektų, jinai irgi tą tokį pasaulyje kažkiek jautė tokį irgi tą nelygumą. Ir mes taip truputėlį galbūt švelniau pradėjom tą temą, tarp kartų komunikuoti. Ir taip susidėlioja, sakau, kad Monikai reikėjo išvykti, jos planas yra toks mažiau siejamas galbūt su Lietuva. Taip. Ir aš supratau, kad man reikia partnerės, tokios kaip Ieva, kuri man ir užminė tą myslę. Sužadino. Sužadino. Gyvulį, lysk čia. Iš tikrųjų taip, nes, kaip nepaslaptis, renginuose mes kartu susipažinom, bet Ieva taip pat veda laidas, dirba televizijoje, tai mes taip kažkaip esam persipinę, lygiai kaip ir mano karjera yra tokia persipinus, tas televizija ir renginiai, ta prasme, ir man kažkoks toksai buvo, kad, gal dabar jau reikia mažiau renginių, nes, matom, didieji renginiai vyksta, ne olimpiada, bet aiškumų, iš žurnalistų pusės, komunikacijos, kažkaip labai nesklandu. Ir apie tą visą moteriškumą, gal mes taip šiandien tos temos baisiai ten neliesim, kas susijęs su olimpiada ir moteriškumu, nes labai tokia neišbaigta. Bet aš tau turėčiau tiek daug klausimų. Aš pati turiu ir savo, ir kitiem daug klausimų. Galėsim trumpai, gali vis tiek kažkaip truputį, ta prasme, nes negalim nereaguoti į įvykius, ta prasme, vis tiek norisi kažkaip. Mes tam gyvenam, tą matom ir tai mato jaunesni, dar jaunesni. Žodžiu, taip. Tai va. Tai čia yra Ieva, pasakyk savo pavardę, nes aš nesugebu. Taip, aš esu Ieva Ciunelytė, man yra labai malonu ir Agota, jinai moka kiekvieną žmogų tu jautiesi special, tai aš jaučiuosi labai šiandien gerai, šiek tiek jaudinuosi dėl to, kad kaip tada su Agota susipykom tam automobilyje, man atrodė, kad viskas, nei manęs nekęs, nei mane užblokuos, tik dėl to, kad aš nepritariu tam dalykui ir man atrodo, kad gerai, galbūt tai
turi nebūti tavo kažkoks pasididžiavimas, kad tu esi iš tos didžiosios. Taip. Bet kodėl tu tai turi nuneigti, slėpti, arba tu dabar esi tam laikė, tau to reikia, nežinau, pas mane testosteronas padidėjęs ir man reikia kaip gyvuliui to, nu žodžiu. Tai ką aš bandau pasakyti, kad man buvo baisu ir kai jinai man parašė, aš galvoju, o Jėzau, jeigu mes čia vėl susipyksim, kaip čia, gerai, ten iš mašinos neišlipau, tai čia dabar čia kažkur eit, bėgt, bet, nu kažkaip nežinau, man gera būti, aš labai džiaugiuosi, kad tu pasirinkai parašyti man ir aš labai tikiuosi, kad šiandien viskas praeis taip, kaip norim arba nenorim, bet praeis. Ir mes nesipyksim. Ir bent jau man atrodys, kad tu nepyksti, žinai. Ne, tikrai, ta prasme, aš ir tada, kaip, tikriausiai tai gal nebuvo toksai, ne ant tavęs tikrai čia joksai pyktis, ta prasme buvo, bet tai, kad retai kas, tikriausiai vis tiek jau, kai tau yra, nu, ten virš, man jau 3-7, nu, jau vis tiek, nu, tai yra ne 20, šiokia tokia truputį didesnė patirtis, kad taip kažkieno mintis tave išmuštų iš vėžių, nu, nėra taip dažna, žinai. Tai va, tai toks gal ir buvo tas triggeris, bet man atrodo, kad niekas nevyksta veltui. Taip. Ir kažkur mūsų tada atvedo tie atsakymai, tai mes šią šaunį atsidūrėm. Ir kadangi Ieva yra šaunė rašytoja, kuri labai daug ko irgi domisi ir pas mus labai dėl to irgi visokios temos persipina, aš tikiuosi, kad per daug nekrudau garso, nes va tik atrinkiau mikrofoną, tai atleiskite, jau kam nors jausi. Ir mes tada, aš galvoju, galėsime praeiti mūsų temas, nes mes kalbėsime apie moteriškumą visuose amžiuose, kiekvieną kartą bandysim truputėlį praplėsti jas, laukiam labai jūsų komentarų, prašau, kalbėkit su mumis. Nes pirmiausia, mums labai reikia to, kad mūsų būtų algoritmas geresnis, kad mus galėtų išmesti kitom moterim, kurios ieško tokios informacijos. Aišku, jeigu ir vyram yra įdomu, tai visą laiką welcome. Taip. Labai netgi. Tikrai labai. Ir pakomentuokit, ir pamokinkit, ir, žodžiu, ir pasidalinkit, ir reaguokit. Bet iš esmės tai yra kontentas apie moteris. Tai va, gal ne tik būtinai moterim, bet apie moteris. Taip. Taip, trumpai ir aiškiai. Taip, tikrai taip. Tai va, tai žodžiu, mes susirašėm tam tikrus klausimus, kuriuos atsakinėsim abi per savo kartas ir bandysim kontempliuoti. Nesuspykti, nesusimušti ir neapsiverkti, aš apie save kalbu. Aš tai irgi, žinai, mano jautrumą. Ir bandyti, ta prasme, išspręsti tokius kažkokius nesusikalbėjimus tarp mūsų kartų. Gyvybei svarbus klausimus. Tikrai taip. Taip. Tas buvo labai gyvybei svarbus. Taip. Tai va, tai žodžiu, labai svarbus moteriškas klausimas, nuo kurio mums, aš manau, aš skaitysiu pirmo, tu antrą. Gerai, sutartam. Tai va, kokia buvo populiariausia mada, kada jūs buvote jaunesnė ir kokia yra dabar? Ir dar yra kitas momentas, kai atsakysim šitą, mes turėjom su Ieva pasidariusios užduotį, žodžiu, apie madą ir apie mus pačias ir labai norim jūs pakviesti žaisti šitą žaidimą. Mes turėjom išsirinkti kostiumą, rūbą, su kuriuo keliautume laiku ir nebijotume, į kokį laikmetį mus išmes. Ir mes papasakosim, kodėl mes taip apsirengėm ir kaip mes suktumėmės tais rūbais, jeigu mus išmestų ir į priekį, ir atgal. Kaip įsivartytume. Taip, kaip įsivartytume, žodžiu. Ir labai įdomu, jeigu jūs irgi mielosios parašytumėt mums, kaip jūs apsirengtumėt ir kaip jūs tose laikmečiuose irgi išsivartytumėt. Nu, čia tiesiog pažaidimas. Tikrai būtų labai įdomu. Na tai va, tai apie madą jaunystėje. Tai gal aš tada pirmą atsakysiu. Mano, čia turbūt reikėtų imti tokius 14, žinai, paimam kaip 14, pats gazas. Tais laikais, kai man buvo 14, su rūbais pirmiausia buvo tas, kad tu nelabai daug kažkur nusipirksi. Buvo gariūnai, buvo kažkokios tokios bendros parduotuvės, ten universalinė, brangu, aprangos galerija, kur labai brangu. Bet aš, kadangi pas mane būdavo su mama sutarimas, kad jeigu aš labai gerai mokausi, turiu tam tikrą vidurkį, ten, ta prasme, iki ten 9-10 tam tarpe, tai aš galiu išsirinkti ir batus, kokius noriu, už kelius šimtus, kas paaugliai, truputį over. Pažymiai virsta pinigais ir tada... Na, kaip darbas toks. Gerai, gerai. Gerų batų labai esu turėjusi. Tikrai. Tai va, tai kažkaip buvo, mano šeimai madinga buvo būti protinga merginai. Taip. Prasme, kažkaip buvo tas eskaluojama keliama, kad pravers, sako, žinai, pravers būti. Tai va, bet ir tie batai, ir tie kulnai buvo irgi reikalingi labai. Mano mama juokėsi, sakė, kad mokyklai reikia ne madų demonstruoti. Šitas nesikeičia, žinau. Ir tikrai... Ne. Ko mes ten susirenkam, Ieva? Prieš ką? Prieš ką? Prieš ką? Tai yra prieš ką. Kai tau 14 ir pasako prieš ką. Taip. Tai va, tai mano buvo stilius labai savitas, aš mėgau nešioti savo mamos rūbus, ko tikrai tais laikais niekas nedarė ir gal daug kas net nežinojo, kad taip yra, nes mano mama buvo labai stilinga
Ir jinai savo laiku buvo labai tokios retai geros figūros ir tais laikais dar labiau nebuvo tų rūbų. Tai jinai pirkdavo iš balerinų kai kuriuos. Galėdavo sau leisti. O jos atsiveždavo iš užsienio. Ten buvo kita kokybė. Ir aš tikrai turiu jos nuostabių daiktų, tokių platėjančių kelnių. Čia visai, ką buvo mano stilius, tai tokios kelnės nuo klubų, ta prasme, kur labai labai platėja. Tai žodžiu, šitas. Tada aš siūdavau pati, labai mėgau atšvaitus, nes tik prasidėjo reivas visas, tai aš čia, žodžiu, siūdavausi atšvaitus ir šviesdavau ryškiai rožiniam kelniam ir maikė juoda su geltonu atšvaitu, kur nuo striukių nuardyta kažkur padevalkiai nupirkta. Padevalkės, tai čia yra mano on top. Ta prasme, man kaip grybų ieškoti. Aš tikrai iki šiol, jeigu aš turiu minutę ir tiesiog, man ten tikrai nieko nereikia, bet man taip gera. Aš nemoku paaiškinti, aš ten ateinu ir randu tokį kažkokį tą išieškojimą, kokį tą unikalų daiktą, ir man tada kiek tu istorijos turi, koks tu, wow, žodžiu, man labai toks keistas užsiėmimas su tais rūbais ieškojime, ta prasme. Bet žiūrėk, Agota, o gali, gerai, žinau, kad negalima taip daryti, bet gali pažiūrėti kada nors gyvenime, jeigu ne čia, prieš visus, bet kur nors apsirengsi ant tų atšvaitų, ta prasme, ant tos papų šviečiančius, tas kelnytas, prašau, man. Taip. Aš kaip ten sako, kad paukočiau organą ar kažką, kad pamatyčiau. Nereikia organo, aš tam nemokamai parodysiu. Tikrai geras tema užvedė, reikėjo atrasti tos rūbus, nes aš esu išardžiusi mamos visus džinsinius daiktus, nes mane paliko vieną kaime, man nebuvo ką veikti. O teta, mamos draugė, mane išmokino, kaip siūti ranką, kaip susiuvimo mašiną. Tai aš išardžiusi ir mama nepirko man pradžioje tokių lenarų už 400 litų, nes kas yra, 400 litų mūsų laikais visi supranta, kas tai yra. Ir aš pasisavau iš jos visų džinsinių daiktų, tos lenarus pati tas tokias plačias kelnes. Tai mano tokia paauglystė, tokios mados, buvau labai tokia prieš sistemą. Taip. Ir mus džiugina lietus. Įdomu, kaip čia mums dėl šitos seksis. Džiaugiasi, žinai, džiaugiasi iš viršaus. Džiaugiasi iš viršaus. Kalbamės, kad susitikom. Čia mano jėdis, tai man visai, kas sako, jisai toks, labai toks saldžio liežuvis, labai gražiai moka kalbėti, kažkas skambina man per gimtadienį, mano gimtadienis per Jonines, visą dalyje. Ir jisai sako, spėk, kodėl lyja. Ir tu sakai? Nagi tėti, nes angelai verkia, nes vienas iš jų šią dieną nusileido pas mus. Spėkit, kodėl man taip sunku čiešinti. Bam! Eik, Tai va, grįžtam po lietaus truputėlį, čia atgaivino, tai dabar... Ne, reikėjo kažkaip tie atšvaitai ant krūtinės, labai reikėjo. Įkaitino. Labai. Gerai, tai Agota, tai tu žmogus, kuris geba realiai savo stilių diktuoti. Ne, tu nesupranti, aš mokiausi mokykloje su Vaidu Baumila, aš mokiausi mokykloje su Kuzminsku, ta prasme, paimti dėmesį pas mus, ta prasme, nebuvo tai viskas paprasta, supranti, ir mes tikrai dėl to dėmesio gal tikrai pasisekė, žinai, ir buvo daug tokių labai spalvotų žmonių, ir merginų, ir vaikinų, ir mano bičiulė Viktorija, jinai irgi atlikėja tenais Anglijoje, ten kažkur kitus, aš sutinku tiesiog visiškai su tokiu didžiuliu, didesnė dar pagarba, nes, žinai, man pramogų verslas, kadangi jis man yra, seniai pažįstamas, tai, žinai, aš jo gal taip stipriai daug nevertinu, bet kai aš sutinku žmonės, ta prasme, iš mokyklos Seime, kai sutinku aukščiausio lygio vadovų, žinai, tenais visokiose įmonėse didelėse, žinai, berenginius darant, tai tikrai taip atrodo, kad oho, žinai, gal ir mažiau tų demonstruoti reikėjo madų tada, bet, žinai, kažkada pasikvietė mano auklėtoja ir mamai, tą patį sako, jinai jau apleidžia mokslus, labai čia tas madas demonstruoja, jau labai jai tik renginiai, jau dėmesys, bernai, Agotėlė. Suprato Agotėlė, kad kojos ilgos ir gyvenime viskas taip gali būti gal truputėlį lengviau. Reikia panaudoti jas. Tai va, ir žodžiu, ir ta mokytoja Vėlyvienė, linkėjimai, sako, va Jėzau, jai tik gastrolės ir tik renginiai ir tik šokiai galvoj, ta prasme. Mama jau tada jau turbūt kažkaip ego užgavo, sako, gerai, o gal ir duona iš to valgys. Va. O prašau. Bet mama variklis, ar ne? Ir ką turim? Ir valgom tą duoną, kaip ten bebūtų. Bet dar vienas bruožas, žinai, kad man irgi mama, tai visiškai variklis į priekį. Bet tas draugavimas tarp kartų, man mama didelis pavyzdys, ta prasme, daug lengviau, kai vyresnė karta, kai pasiseka ir kai tėvai yra geri ir tave suportina ir tave pamoko. Taip. Ir drąsiai leidžia eiti, ne, su tais atšvaitais. Aš noriu, gerai, viskas, mano vaizduotė per daug laki ir aš jau matau, noriu. Tai supranti, kas apie atšvaitus, man visą laiką sakė... Bet čia ir saugumas, čia negali tave... Žiūrėk,
tu pati vadovaujasi logika, ne? Ir tau negali pasakyti, kad tai yra blogai. Tai yra saugumas, mūsų moko, ta prasme, ir mane mokykloje mokė, kad... Autistiškos mados, Aspergeris 3. Ne, eini vakare ir saugai tai, kas brangiausia. Paskui iš to maitinsi vaikus. Čia tu visiškai, aš nežinau, aš nematau nieko. Čia tiesiog... Tu man, žinok, visiškai leidai pasaulį pamatyti kitų kampų, bet man labai įdomu pamatyti Ievą 14. Ne, čia yra wow. Čia yra realiai, čia sėdi lietuviška Balenciaga. Va čia yra stilistė. Nu, gerai, žodžiu. Pas mane gal nebus taip viskas kreizi, nes aš nemokėjau siūt, aš nemėgau siūt ir kas susijęs su, vat, ką tu sakai, parodė ir varau. Ne, tikrai ne, ačiū ne. Žinau, kad mano mama ta, kur megzdavo savo megstinius, aš ne, niekada. Aš labiau ta princesė, kur aprenkit mane. Bet pas mane mokykloje buvo uniforma. Žinai, tai tu nelabai ten kažką ir pakeisi, yra uniforma, yra uniforma. Visada, kai yra sistema, galima tą sistemą apeiti. Tai sistema yra tam, kad jie apeitų. Laužytų, ar ne? Tai taip, uniformą aš laužiau su mamytės pagalba. Ačiū tau, mama, kad tu leidai būti savim. Pas mus buvo sarafanai, jinai nukirpo, padarė man mini sijonuką, uždėjo diržą ir aš labai mėgau vyriškas detalės. Aš labai myliu vyrus iš tiesų ir aš mėgdavau šlipsus, varlytės, viską dėdavau, žinok, viską. Ir kažkuria prasme. Ieva, bet ar nebuvo kažkokia savotiška protesto forma į savęs įgalinimo irgi tokio? Jo, nes aš visą laiką jaučiau ir mes vat ką ir toliau švarkas. Taip, nes man būdavo pikta gal kažkur, kad berniukam uniforma, tai jiem leidžia būti su švarku ir visiškai nesvarbu, kokios ten kelnės ar apačia, o panom privalo būti, žodžiu, nu tas sarafanas, golfukas, ten petkelnytės, koinytės, batukai, nu, mum yra kalnas taisyklių, man čia pritarė, man kažkur giliai širdį pritarė. Aš tiesiog šiandien galvoju, kas yra visata, ta prasme. Mes sugalvojom, kad bus protingiau filmuoti pas mano irgi mylimo kolegę Agnę, ta prasme, bare, bijokliuose, kad čia bus taip viskas patogu. Jei ką turim vidų, tai ten bus, žodžiu, ten. Žodžiu, išrinkom šitą vietą, tai bandė, žodžiu, lyti, dabar bando garsus, prieš tai važiavo greitoji. Bet mes vis tiek jį parodysim, žinokit, norit, nenorit, su garso broku, ta prasme, bet mes kalbėsim. Per kančias žvaigždė. Tai ką aš bandau pasakyti? Taip, aš ten nelygybę jutau ir ką tu sakai, tikriausiai dabar aš tuo metu negalvojau, man tiesiog buvo gražu. Ir aš nesupratau, kodėl varlytės yra vyram. Ir kodėl šlipsai yra vyram. Ir kodėl bernam reikia tik tai būti su švarku, o mums reikia būti su visu setu. Tai va, ir mes su mama sukarpėm, sutvarkėm, aš visą laiką mėgdavau ryškės koinės, raudonas pėdkelnes, baltas pėdkelnes. Tai tu nori pasakyti, kad tavo mama dar prisidėjo prie tavo to viso imidžo tiesiog, kad... Visiškai. Teresė, jinai buvo to žmogus darom, tau gražu darom ir aš tai ir dariau, bet, kaip pasakau, yra sistema, aš visą laiką, pas mus kūno kultūra būdavo pirma pamoka. Aš visą gyvenimą visur vėluoju, tad aš ir į kūno kultūrą vėluoju. Kadangi aš vėluoju į kūno kultūrą, aš jau apsirengu savo sportinę aprangą namuose. Bėgi. Taip. O kadangi mano sportinė apranga, vat kaip tu sakai, kad vogdavai iš mamos rūbus, aš vogdavau iš mamos sportinius kostiumėlius, nes tų laikų sportinės mados žymiai man gražesnės negu dabartinės. O taip, tos spalvos. Mano mamos tos Adidas timpės su tom baltom trim paloškiam, tokiam aptemtom, kur pabrėžia viską ir kai tau 14, kai tikrai yra ką pabrėžti, labai reikia. Ir aš tikrai atlėkdavau į pamoką pavėlavus jau su visu savo to outfitu ir aš likdavau, ta prasme, sakydavau, kad aš nespėsiu persirengti, vėluosiu kitą pamoką, bla 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 ir aš sėdėdavau literaliai Adidas timpės, švarkas ir varlytė šlipsas. Tai aš net nežinau, kas čia dabar gautųsi. Net nežinau, dabar, iš dabartinių stilistikų, treningas su klasika, lemba. Yra, aš esu mačius tokių prikolų, bet kad tai būtų dar stilis, nežinau, bet tikrai galima, nes yra labai patogu, labai gražu ir tu toksai pusiau, aš suprantu, kad su dabartinė... Ne, žinok, po to, kai aš vakar Gabrielių Vagelį mačiau su Adidaso šortais sportiniais, ilgom juodom koinėm ir lakierkom, o Gabrielius tikrai yra stiliaus ikona. Tai aš, tarp kitko, man Vagelis, mano ir mano geriausias draugas, mėgstamiausias atlikėjas, tai tikriausiai tuo metu aš jau kažkur giliai širdį žinau, kad man patiks jo muzika. Ir aš taip darinkdamas, nežinau, aš darydavau beleką, dar iš mamos vogdavau paltą. Paltą iki šiol vogiu, nes jie gražus ir tokių nieks nebesiūna. Ir labai apsimoka. Taip, taupai pinigus, o kad mano mama, kaip ir tu sakai, yra humano žiūrkė, aš tikrai tai žinau, iki šiol. Mamyt, sorry, bet taip yra. Tai yra. Ką jūs ten randat? Kada nors galim pasidaryti šniukštinėjimo čempionatą merginos. Per laiką ir su pinigų suma. Taip. Ir outfitas. Taip, ir sudėlioti. Pasidarysim, galėsim tokių rilsų skanu. Man tai kaip patinka. Tai va, tai ir kita mūsų užduotis apie tas visas madas, tai buvo išsirinkti outfitą, su kuriuo keliautume per laiką. Čia Agota mėgsta padaryti žmogui galvos skausmą nemokamai. Ir Skambinkit. Tikrai nemokamai.
Bet įdomu. Bet tu turi papasakoti, nes... Gerai, tai aš papasakosiu trumpai apie savo matymą ir supratimą, ta prasme, nes mes šiaip, nežinau, kitos jeigu nežinot, tai aš truputėlį ir pasidalinsiu, ta prasme, bet manau, šiaip ir žino, nes merginos šiaip pas mus fainos ir išsilavinusios. Bet moterų ta visa mados istorija, nu tai tampriai viskas yra susijęs su mūsų laisvėm. Taip, ir tikrai mes laisvos esame ne taip seniai, nors per tą greitą tą skubos mūsų amžių atrodo, kad nu, čia jau bilė kiek čia pas mus tų laisvių, bet nepamirškim, atlyginimai dar vis nelygus, tai žinokit, mes tikrai apie tai netylėsim ir tiek vat ir eis, ta prasme, mūsų kalbos, kol visgi kažkas pasikeis, nes tai turi pasikeis, ta prasme, nes neužtenka, ta prasme, mums leisti nešioti kelnes, žinokit. Nu, nepasitenkinsim mes tik tais tuo, nepasitenkinsim tik tais tuo, kad leidžiat mums ateiti į tą universitetą, ta prasme. Nu, mums reikia tikrai visur visko lygiai ir kažkaip bandysim, ta prasme, atstovėti, kad tikrai esam to vertos ir kad... Ir dar dydžiai. Dydžiai? Jo, man tai, pavyzdžiui, yra pikta, tu pasibėjai, kad tose visose mūsų brandinėse parduotuvėse, nu, suprantu, kad tau humanai pas tave gal nėra šitos problemos, bet šiaip tose didelėse varduose ten yra tam tikras dydis, kur čia yra max. O ką daryti žmogui, kuris nebetitinka tam? Ir šis, kas yra standartas? Bet iš esmės, moteris standartas. Ne, dabartiniam žinokit, aš neįsivaizduoju, kas dabar gali būti standartas. Ir tikrai aš pažįstu žiauriai daug merginų, Agota, kaip tu atsakei, kad tais laikais gariūnai, ir dabar fanos renkasi gariūnus. Taip, tai yra toli važiuoti, taip tu turi kelti žiauriai anksti ryte, bet tik ten gali rasti savo dydį. Dėl to, kad tu nesi proporcinga, dėl to, kad tavo subinė yra max, o lemo, pavyzdžiui, yra žiauriai mažas. Ir tu turi viską siūt, persiūt ir... Bet čia, žinok, standartas dar keitėsi, nežinok, nuo tada, kai man buvo 14 ir kas buvo mūsų XS, 16, 18, tai Kristina Tarasevičiūtė yra balerina mūsų, nu, ir turbūt tokia žinomiausia balerina, labiausiai besireiškianti. Turi fantastišką figūrą ir irgi mėgsta Zara. Nu, bet tai, ką mes galim. Jinai yra išsaugojus ir tikrai paieškokit, yra papostinusi buvusi mūsų XS arba S Zara ir dabartinė, tai nors dabar yra padidėjusi. Taip. Jeigu reikėtų dabartinėm merginom XS įlysti į mūsų XS, jos neįlystų. Ta prasme, tai įsivaizduok, kokiuose mūsų iš vis nevaldymo standartuose laikė, ta prasme, kad... Čia yra absurdas. Kas yra, nu, ir tikrai aš labai daug metų kentėjau nuo to ir mano draugai paliūdis, ta prasme, iš manęs mokykloje ilgai berniukai, su kuriais mes buvom kompanijai, tyčia kreipėsi mane storą. Aš svėriau 52 kg ant 1,76 m, jie tai darė su visa meile, nes jos varė iš proto, nes aš pastoviai vis tiek, aš gal per storą. O kadangi aš kompanijai, kai tik buvau vienintelė mergina, va draugas, aš taip gerai galvojau, ta prasme. O jie pasirodo, visi tikrai ne dėl to su manim ten draugavo, kad buvau kažkas ne taip. Tikrai negali būti tarp mergaitės ir berniuko tik draugai. Jo, pasirodo. Taip, mergina, žinokit, nepasiduokit šitam naivumui. Aš daug metų, neseniai, gal prieš metus susivokiau, kad visgi ir jie sako tai į akis, aš galvojau, kad bairis. Bet tai čia yra pyk, nu jo, gerai, bet long story short, mes nulajojom. Tai žodžiu, grįžtam prie tų rūbų. Kodėl aš išsirinkau šitą suknelę? Tai pirmiausia, nes jeigu mes keliautume laiku ir mane išmeta kažkur į praeitį, tarkim, 50 metų atgal, ane, aš stoviu su savo mama jaunystėj, tiesiog raščiau jos spintą tokią pačią suknelę. Taip, tikrai. Stoviu su savo močiute, su savo prosenelė, kažką panašaus tame laikmetį rasiu. Grįžtam, aš nežinau, į viduramžius, išsipurvinu, esu kaimietė. Tiesiog, ta prasme. Ir aš supratau, kad jinai beveik visur, kaip moterį atskleidžia ir yra tokia labai saugus variantas. Balta spalva yra tokia pozityvi ir aš kažkaip va tokiais bandyčiau labai nekaltais kampais praslysti, nes aš tiesiog suprantu, kad jeigu mes grįžtume daugiau negu 100 metų atgal, beveik visais atvejais mane sudeginant laužo. Tiesiog už mano ilgą liežuvį. Tai net nesvarbu, žinai, ką bus apsirengus, vis tiek kalta. Tai bent jau, kad, žinai, geriau degtų. Taip, labai gražu. Ar tu galvoji, kad ateis, nu, vis tiek, dabar yra tai, kada pamatysi merginą, taip, dažnai matau pliaže, labai mėgsta merginos tiesiog po maudimų, taip, kad taip. Bet, pavyzdžiui, gatvė, kaip tu galvoji, grįš, nes dabar daug... Dabar matau, kad trendina jau po truputėlį, mačiau Zara, ten, nu, čia reklama, klausykit, pasidarysiu to. Čia tikrai, nu ne, atleiskit, tikrai taip nėra, ta prasme, bet aš kartais taip paminiu, nes man yra taip kažkaip labai keista tas tosi, o ne, čia bus ten jiems nemokama reklama ar kažką. Nu čia ne apie tai, aš noriu pasakyti aišku pavyzdį, ta prasme, be jokių tokių, žinai, čia yra aiškus pavyzdys. Tai tiesiog matau, kad tai, nu, tiesiog Lietuvoje dar vis yra, kad jeigu, tarkim, žiūrėsim, kas daugiausia parduoda vidutinę klasę, nu, ta prasme, merginų gali sau leisti. Jo, ir aš matau, kad grįžta, nes aš kai imdavau mamos rūbus ir niekas nesuprasdavo, kad aš jas imu,
tai aš mačiau, kad niekas nieko nesupranta. Dabar aš išeinu su kai kuriais savo paauglės rūbais ir žmonės sako, oho, kaip trendi. Ir aš galvoju, geras. Šiandien norėjau būti special ir kaip gavus kaip visame, ne? Jo, gražiai. Agota šiandien labai gražiai atrodo, nežinau kaip ten kamerai vaizdą, bet realybėje čia viskas. Dėkoju, labai gražiai. Prisidengus, nebėra tų atšvaitų, bet labai gražiai, viskas labai labai gražiai. Agota truputį užaugus. Taip, ir dabar Ievos pasirinkimai. Man buvo sunku, ar buvo sentimentų šiek tiek šitam įvaizdį? Jo. Sentimentų dėl to, kad šitam keliamas važiavau su tavim, bet iš kitos pusės aš esu visiškai paklaikus dėl taškiukų. Ir taškeliai turi savo istoriją, mes kažkiek kalbėjome už kadro ir aš taip lygiai labai trumpai, aš žinau, kad asocijuojasi istorija. Jeigu įmame istoriškai, tu kalbėjai apie viduramžius, tu būtum kaimietka, aš būčiau apšė rauksai maras, jaučiu manęs niekur net nebeįleista, nes žmonėm taško forma ir iki šiol, ar ne, kas yra taškelis. Taškelis ant tavo kūno, spuogas, ten kokia nors, nežinau, apgamas, kažkas, kas iššaukia, nes tai yra apvalu, tai yra ryšku, tai yra daug, bet kaip mes žinom, kad taškeliai labai labai atėjo į madą, kai Dioras buvo visiškai, jis ir dabar yra ikonika, nes aš labai mėgstu ten tas gražias visokias modelius, kurie rodo, kas man asmeniškai yra labai labai gražu. Ir tą taškelį iškėlė ir taškelis nuo rauksų iki maro perėjo į džiaugsmą. Ir kodėl tai perėjo į džiaugsmą, man atrodo, tu daugiau domiesi apie psichologiją, bet šiaip, žmogaus akis, mūsų akis ne veltui yra apvalios formos, mus traukia, kas yra apvalu. Ir taškeliai asocijuojasi su laisme, džiugesiu, nuotaika ir man tas taškelis, aš jį labai labai pamilau, įsimylėjau, tai šitas taškelis yra mano mamytės, dar turiu ir švarką, bet kadangi žiauriai karšta, aš nusprendžiau turėti tik tai kojytes ir dar plus, kadangi mes kalbėsime apie tą lygybę su vyru ir moterim, tai man tos kelnės, tai irgi tokia tema, kur aš galvoju, iš principo nesdėsiu suknelės, nors turiu taškuotą suknelę ir galvoju, ne, dėsiu kelnės. Tai va, o Maikę pasirinkau, ne Maikę, atsiprašau, bliuskutę, pasirinkau. Jo, čia toks drąsus variantas, jeigu mane numestų labai labai praeitį, čia pas mane viskas atvira, aš nenešioju liemenėlių, aš esu prieš, man atrodo, kad tai yra tik tai marketingo sugalvotas dalykas, bet dabar ne apie tai. Tai čia yra viskas gan nuoga, bet man atrodo, kad tas nuogumas, kuris yra skanus, kur yra įdomu, kas po to, nes tu pilnai kaip ir nematai, visada buvo apie moterį. Man atrodo, kad moteris yra būtent tas, kaip pasakyti, tas žmogus, ar ne, ta aistra, kuri gali duoti, bet nepilnai. Tai aš pasirinkau tokį nuogą, bet nenuogą, nes tai vis dėlto yra rūbas. Aš pasirinkau kaspinėlius, nes man kaspinas yra visiškai moterį. Aš nežinau, man net ir varlytė, kodėl aš iki šiol nešiojau ir galvau, kad tai yra moterims kurtas dalykas, dėl to, kad tai yra kaspinėlis. Tai yra, nežinau, kaip Katinas Leopoldas vaikystėje. Čia mano filmukas, aš labai atsiprašau su viso pagarba. Katinas Leopoldas irgi su to kaspinėliu. Man toksai visiškai moteriškas dalykas. Ir aš pasirinkau Maikę, kuri būtų bliuskutę, kuri būtų ir nuoga, ir raštuota, nes man atrodo, kad kraštai tiek praeitį, kiek ir dabar po truputėlį grįžta ir visų tiek tikinti žmonės, manau, man pritartų, tiek tie, kurie šiaip domisi raštais. Raštas yra labai giluminis jo dalykas ir tai daug ką reiškia ir dar šiaip labai gerbi žmonės, kurie moka padaryti tokius dalykus. Aš nežinau, čia reikia, aš neįsivaizduoju kaip tai. Man tai dar vis pasakysiu tiesiai šviesiai, nuostabiausia, kai tu pasakai, kad ten nėra nieko papačiai, nieko nesimato. Taip, bet nieko nėra. Tai yra pats geriausias rūbas, nes nežinau. Ok, bet dabar labai įdomiai jaučiuosi. Jo, bet taip yra, nors labai... Kokia tu kieta laisviai save priimti. Jo, nes man atrodo, kad tai yra juokinga. Nežinau. Tai yra labai kieta. Čia kaip žinai, ta bairė, kad sukurtas moterų, bet kodėl didelės rankinės ir tas, kai atrenda milžiniškos piniginės. Kad moteriam būtų tas dydis, čia yra marketingas, kaip ir liemenukas. Kur parašyta, kad mums reikia liemenuko? Kodėl afrikietės vaikšto? Ne, tai žiūrėk, kur parašyta ir dar apie liemenėlės funkciją. Tarp kitko. Liemenėlės, jei kas nors norite mus paremti, būkit geri, susisiekite, aš padarysiu fantastišką reportažą, paaiškinti, kaip atrodo ir kam reikalingos tikros liemenėlės, ta prasme. Ir kodėl Ieva greičiausiai nemėgsta liemenėlių, nes yra tiesiog prisimatavus, pasibandžiusi daugybę trendinių nesąmonių. Nesupykite ir kiti gamintojai, bet gal išgirsite mus, atgaminsit istoriją, nuo ko atsirado. Ir dabar aš paaiškinu, kam ta liemenėlė. Toks trumpas intarpas gal ir kitom bus naudinga. Nes Agota šiaip yra vaikščianti Wikipediją, jeigu kažko nežinai, gali trumpai ir aiškiai paaiškinti. Yra taip, pas mus yra va šitas va labai ilgas raumuo plafigma. Jisai jungiasi nuo čia, nuo krūtų. Taip. O čia yra raumenys tokie smulkieji, kurie labai dažnai pas mus yra silpni nugaroje. Taip. Ir krūtinė duoda šiokį tokį svorį, gali, ta prasme, kisti, tarkim, ties, jeigu mes laukiamės, net, tarkim, didėja krūtinė ir jeigu mes neturim pakankamai svorio, net koja gali didėti, nes kūnas dėl to didina, kad tau tiesiog lygsvara laikytųsi ir jei kažkokie raumenys nugaroje silpnesni, tai tiesiog organizmas pradeda kompensuoti, sukasi iš situacijos.
Tai va, ir jeigu mes turime per didelės krūtis, ane, ir mums reikia liemenėlės pagalbos, liemenėlės, kur yra liemenės formos, liemenė palaikanti krūtis, atstovaujanti nugaros raumenis, taisyklingai sujamanti čia, jokiais būdais nieko niekur neprispaudžianti. Jokių limfų, jokių limfų vėžiai dabar. Būtent, jokių juostelių nereikalingų, jokių. Tai turi būti liemenėlė, kuri laiko krūtis. Ir taisyklinga liemenėlės forma buvo dar mano, mamos laikais, jinai vyresnė už tavo mamą, bet tavo mama gal dar irgi bus mačius, gal turi tokie tie jokingi smailių, tokie užkeliantis į viską. Ir čia dar tokie būna surišti, kažkokie balti, kažkokie atrodo, kad gali dasirišti. Kur močiutės nešioja, atrodo, kas čia, melžėjos liemenukas. Ne, mielosios, tas melžėjos liemenukas, čia yra liemenėlė. Čia yra ne trendo dalis, ne kažkas, kad gražu užsidėti, ta prasme, ne seksualu prieš vyrą, ta prasme. Tai yra funkcionalus daiktas, kuris padeda, tarkim, jūsų kažkokius sveikatos trūkumus kompensuoti ir jum padėti. Taip, nes aš turiu labai daug draugų, kurios yra, ta prasme, ir stambesnės, ir visą kitą, ir kai man jos parodo tos randus, va čia realiai agota kraujai nuo liemenėlių, nes sako, Ieva, mums sunku, ir aš iškart sakau, o tai kodėl negalima nueiti į ligoninę, ta prasme, nežinau, susimažinti, ir dabar kažkaip, kad ten gali kompensuoja, bet tai yra ilgas procesas, žinai, visur pas mus yra ilgi procesai, iki tol, kad kažką tu gaudom, dar plus kompensacija, bet ką aš manau pasakyti, kad tai skauda ir aš, ačiū tau, dievuliu, aš laiką kompleksuoju dėl mažos krūtinės, bet aš labai džiaugiuosi, nes man nieko nereikia. Nereikia kompensuoti. Iš viso krūtis turi tilpti vyro delną. Aš susirasiu tinkamą vyrą ir viską. Aš manau, kad per praeitą podcastą aš dariau liemenėlės akciją. Šį kartą jau Ieva tiesiog vėlgi be liemenėlės. Mes tiesiog, man atrodo, paskelbsim, atsiprašau, laisvų papų erą. Tuoj persivadinsi bus laisvi papai. Gerai, žiūrėk, Agota, mes čia taip daug kalbame, mes ten daug kalbėtume, bet aš noriu važiuoti toliau. Ir aš noriu tavęs irgi klausti. Galiu klausti, ar ne? Žiūrėk. Kalbame čia apie viską, ten madą, grožį ir panašiai, o dabar į šiandien, ar ne? Šiek tiek grįžtam į šiandien ir klausimas tau skamba taip. Kokie buvo jūsų, tai yra tavo, ar ne, pirmieji kompiuteriniai žaidimai ar technologijos, va toks, kurias naudojate ir kaip tai plačiai skiriasi nuo jaunesnių kartų patirties? Nes mes kaip ir žinom, ar ne, greit atėjo tos technologijos, tai čia jau tie rūbai mažiausiai galvoj rūpi, ar ne? Ir daug kas sako, kad kas toliau, ar ne? Neturi telefono, skirtumas, kad tu apsirengęs, tu neturi trečios Nokijos. O dabar lygiai tas pats, žinai, jeigu tavo rankoje nežiba, ta prasme, Tai neturi iPhone, ne žmogus. O ypač dabar, kai žmogus įsitraukia su mygtukais telefoną, būna, duok pažais neiką, o paskui, o kaip tu išgyveni? Ta prasme, kur tavo Instagram? Ai, tu gal nevažiavai tą renginį, kur mes darėm su mygtukiniais telefonais. Tai kai turim programą, aš esu padarius visą renginį iš to, kad ir visa komunikacija vyksta su mygtukiniais telefonais. Tai patinka, o kai dariau išleistuvės jaunimui, ta prasme, kurie ten pasibaigė 10 klasių, ta prasme, net ir 12 ir irgi traukiau tas užduotis, tiesiog žmonėms patinka turėti tos telefonus rankose, jiems tokią nuostabą kelia. O kaip tu išgyvenai be? Ar jau pas jis buvo pilnai su? Ne, telefonai atsirado, reiškia, kažkur aš esu 5 klasėje, atsiranda tos didelės Nokijos 5. Tai atsimenu, turėjo tik mano teta, kuri dirbo policijoje, čia jau labai aukštas pareigas užėmė, jau ten, čia mano krikštatėvis, amžinatelisio žmona, tai jie buvo mūsų trendai, ta prasme, jie kadangi dar ir lenkai, tai visą laiką yra ta siekiamybė viską, ką geriausia turėti, labai patiko man ir patinka būti lenkų šeimoje. O dėl to, kad, pavyzdžiui, lenkai net tas dydis, tai ta Nokija turėjo būti didelė, ar ne, gal iki šiol jie nenaudoja tų telefonų, kur atsidaro net kaip televizorius, nenaudoja? Ne, bet aš žinau, kad lenkus yra tokių specifikų, žinai, kad bet lenkai tik su Lexusis važinėja, nes L reiškia lenką, tipo, ne lūzerį. Ne, tai čia ir taip turėjo būti aišku. Gerai, stipriai kažkur nuplaukiam, tai palauk, grįžtam dabar prie klausimo. Technologija. Tai mano pirmas telefonas irgi buvo jau kiti turėjo, žinokit, 3 Nokiją, bet kažkaip, man tai buvo pirmas telefonas ir dar nusprendė, kad man padovanos, ta prasme, per gimtadienį berods ar 15, bet aš dabar galvoju, buvo ar 16. Bet kokia mintis padovanot dėl susisiekimo su tavim? Taip. Ar mama noriu, nes visi turi? Ne, todėl kad Agota tiek yra pasiutusi, ta prasme, kad... Jeigu su atšvaitais žmogus vaikšto, tai... Mes bunkeriuose ten varydavom į tūsus naktim. Mėgsti dinkti, reikia tau paskambinti. Undergroundas. Tarsi grįžta vaikas, skrepliuoja juodai.
neaišku, kaip, ta prasme, kokie čia tie tūsai, ta prasme, tai paskui tėtis duodavo ir pakrovėjas, kad būtų didesnis, ta prasme, kad jau ilgiau tas telefonas nebeišsikrautų, kai manęs neranda. Man nepatiko telefoną, žinok. Aš jaučiu, kad čia tai kontrolė. Aš išjungdavau. Bet vis laik jautė, ar ne? Jo, bet paskui buvo pasakyta, kad nėra tai toksai sprendimas, kad pasitikėjimas yra sprendimas, kad žinojimas, kur aš esu, yra saugumas, o ne kažkas. Tai man buvo tokia komunikacijos priemonė. Be abejo, vis tiek buvo jau ten simpatijos, bendravimas su kitais. Žinutės? Ar skambučiai? Skambučiai pas mus dar ant laidinių telefonų, su bernais būdavo, kur mama tokia, man turi kolegę paskambinti, o tu tą apsiviniojus, ten sėdint tas spintelės, ten 3 valandas. Kaip iš filmo, aš jau dabar taip norėčiau. Gerai. Tai va, tai žodžiu, tai mano technologijos nuo laidinio telefono, tada 5 noškė, 3 noškė, pirmi žaidimai. Tetris, tai čia yra, jeigu elektronika. Čia su tais, kur įkrenta ir... Jo, žinau. Tada gyvatėlė ant 3 noškės. Sneikas. Taip, čia šitą, tai manau, irgi tikrai on top yra iki šiol. O kai atėjo liečiami, turėjai auginai, ar tu jau nesuprasi, kas tai yra ten, kur... Taip, ir kur apsikakoja, reikia nuvalyti ryte už šudukus. Mano Tomas man padovanojo praeitais metais šitą vėl ir aš jį pribaigiau. Po 2 savaičių, ta prasme, nebesu tokia nuožmi augintoja kaip anksčiau. Turi dabar jau ką auginti. Tai va, tai turėjom, šitos turėjom tamagočius, tada, zilitonas, kompiuterinės disketės. Tarp kitko mes dabar nusipirkom ir turim dabar visus šitos daiktus, tai galėsim gyvai parodyti, ta prasme, nes pradėjom rinkti senus daiktus, nes supratom, kad kažkaip yra toks, nostalgija ir kad gali būti toj trūkumas, nes jie kažkaip pradėjo trendinti vėl labai ir supratom, kad toj galėsim. O dar sako, nieko nėra amžino. Tai mano šitie buvo, o tavo? Kartais atrodo, kad, žinai, tu viską iš esmės papasakoji, pas mane lygiai tas pats. Aš turėjau savo pirmąjį telefoną Nokia išvažiuojamą su mygtukais rožinį. Lygiai tas pats. Mano rožinė telefonas su antena. Jinai sako, pas mane tai lygiai tas pats išvažiuoja rožinis. Tai ten toks rožinis išvažiuoja. Tada buvo žiauri mada, atsirado Huawei su daug mygtukų. Nes, žinai, kai būdavo spaudi vieną mygtuką ir pasirenki raidę, o paskui atsirado, kad visos raidės ten tokia kaip klaviatūra. Aš tokį pamenu išsiverčiantį tokį turėjau, bet aš jau dirbau, aš tokį jau nusipirkau jau. O mano turėjo vienas, ten klasikėlis vienas, Dodi linkėjimai ten turėjo, nežinau, gal tėvai turėjo pinigų ir nupirkojom tą telefoną, tai mes visi ten duodavais mums paliestą telefoną, bet žodžiu, mes turėjom paprastas tas nokiškės, o paskui aš gavau mažą tokį telefoniuką, man atrodo, gal ten Samsungo su Google ir aš ten turėjau POU, turėjau Temple Run ir turėjau tokį berniuką, kuris bėga per kažkokius šitus traukinius ir šokinėja. Tai viskas, mano 3 žaidimai. O paskui per kompą diskai, bitutė mano mėgstamiausias žaidimas ever. Ten reikia tiesiog žiūrėti, kad jinai turėtų iš ko medų gaminti. Man špendėlai. Bet ten taip, labai paprasčiau viskas. Ai, Mario, aišku, Mario labai. Mario. Ugniukas ir ledu... O dieve, žinai tą žaidimą apie ledinę mergaitę ir ugniuką per I8. Žodžiu. Visiški sentimentai, linkėjimai I8. Žodžiu, pas mus per kompą, kai jau atsirado internetas ir tėvai leido ten prisijungti, buvo I8. I8 atsiranda visi pasaulio žaidimai, geriausi žaidimai. Tas bičiukas, kuris kokteilius miksina, jis tai miksina, išgeria ir miršta arba nemiršta. Tada kitas žaidimas tokia pingvinukė, kuri nešioja burgerius ir turi kuo daugiau pinigėlių surinkti. Ir trečias žaidimas ugniukas ir ledinė mergaitė. Mes taip su mano geriausiu draugu žaidėm bibliotekoje, kad net abudu apsisusiojom, nes negalėjom nulipti, žodžiu. Kiek metų buvo? Kitas. Jo, buvo gėda, aš jau be pėtkelnių pas kitą klasiokę plaut, nes žodžiu. Matai, kokios priklausomybės? Visiškai. Jos jau tada jau buvo kaip visiškai priklausomybės. Dėl to aš ir negaliu pilnai pykti ant savo brolio, kuris, dabartinė karta, ar ne, jam 8 metai ir jisai pilnai, jis nori ten kažką žaisti ir jisai man irgi tai pasakoja, žinai, Jeva, ir ten, žinai, gali įsirinkti Messi, Ronaldo, ir ten, jisai, žinai, ant fulės, visiškai ten dar tie pleistekai, ten telekai, žinai, mūsų laikais, tai, nežinau, pas mane tai nebuvo tokių dalykų, ten, kur su garsu gali ir vairuoti, atrodo, kad tu į mašiną ir jam taip, žinai, dega ir suprantu, o dieve, mangi tas pats buvo su ugniuku ir leduku, žinai. Tai tu turi jam duoti pažaisti, negalima neduoti. Man taip pat ribėdavo rankos nuo tetrio. Žinau, ten crazy žaidimas, bet irgi reikia žiauri daug proto, tau viskas su protu, faktas. Man tas patinka. Man tai ugniukas, ledukas. Gerai, tai išsiaiškinom, madas praėjom, o įdomu, kaip yra, tai mados atsikartoja, viskas aišku, žaidimai tobulėja, aišku, technologijos, tai čia kaip ir, aš tikrai, jeigu mano senelis prisikeltų, gal močiutės, kadangi, tai irgi, matai, koks yra iš karto lyčių skirtumas. Senelis prisikeltų, jam būtų įdomu jau ir apie telefonus, apie viską. Aš, žinok, savo močiutėm pradėčiau pasakoti apie telefonus, tas sakytų, ne mano failas. Ne mano failas, ta prasme,
Siūt gaminti. Kodėl tu man šitą pasakoji? Bet žinok, Agota, kas yra žiauriai sunku, nes mano močiutė irgi tik mygtuvinį telefoną ir kai mes norėjom kalėdom jai pirkti, labai sunku rasti. Nes jai nebet kokio reikia, jai reikia būtent tokio, kokį pirmą kartą turėjom mygtukinis atsidaromas, čia kur dėlėjom knopkiam, kur šviestų valandos ir kur būtų vienas mygtukas paspaudi mamai, kitas mygtukas man. Ir tu rask tokį. Meškafonas. Rask man ir šitą. Net aš norėčiau perėti kartais, kai skambina ir rašo žmonės, kuriem nenori nei taršyti, nei... Nu, žodžiu, važiuojam toliau. Jo, bet mes turim tokį dar jau rimtesnį klausimą. Užteks čia prikolint. Jo, ne, prikolint niekada neužteks, nes... Nes gyvenimas yra prikolas. Endorfinai geriau negu kortizolis. Taigi ką, labai svarbus klausimas, kurį tikrai man įdomu yra aptarti, kaip pasikeitė požiūris į darbą ir karjerą tarp jūsų kartų ir jaunesnių kartų moterų. Tai va, tai yra iš karto užsiminėm apie močiutės, apie tai, kad vien tai, kad žinai, technologijos. Ir tokia, ir močiutė sakytų, wow, žinai, ne mano failas yra sužiūrėti, nerastų jos darbo, kad veiktų ūkis. Mano močiutė rastų darbą, todėl kad mano močiutė, aš juokiausi, kad jau ten buvo renginių organizatorė tais laikais, nes ją pakviesdavo, jeigu reikia, pavyzdžiui, padaryti vestuvės ir suorganizuoti tą visą stalą, tą didelį maitinimą, tai jinai organizuodavo, tai jinai būtų maitintojas. Tiesiog, ta prasme, nemokėjo didelį paršiuką ten kepti, ta prasme, valdytų, bet žiūrėk, jei kažkas valdytų, jei pasakytų, kur tai ne, jinai organizuotų, jinai labai didelius darbus mokėdavo organizuoti ir aš tada tiesiogiai mačiau. Reikia technologijų, tiek. Čia yra nuostabu, čia yra, apie drąsą. Nes, pavyzdžiui, aš iš savo giminės istorijos tikrai, būtent ta močiutė man didelį įspūdį palikus, mamos mama, nelabai anksti neteko tėčio 13 metų. Ir jinai jau išvažiavo į Vilnių, nebuvus Vilniui, 50 daugiau kilometrų kviesti susirasti giminių laidotuvės. Nėra telefonų, nėra jokios komunikacijos. Tu žinai, apytikslį rajoną, ta prasme. Ir tu varai ieškoti, ne? Tada jinai nusprendžia, kad gerai, nėra pinigų, brolius išžudo tenais miškuose, reikia kažką daryti. Jinai ant kuprinės prisikrauna, žinot, tos kareiviškos didžiulės kuprinės, tokios būdavo tokios samaninės, gal esat matę. Sviesto tą pilną kuprinę, važiuoja į Maskvą, važiuoja su draugė, jos laikosi už vagono, draugė nukrenta, draugė galvą nupjauna, jinai važiuoja toliau, jinai parduoda tenais, nusiperka, ko jinai nėra Lietuvoje, ant tos pačios kuprinės. 14 metų jokios komunikacijos. Aš visiškai tikiu, kad įmanoma, bet aš tiesiog manau dabartiniam pasauliu, kur taip, žinai, laikas pinigai, kiek tai kainuotų laiko, faktas rinktųsi žmogų, kur ateitų, jo, aš moku ten tą, ypač kalbas, moku anglų kalbą, moku paskambinti, parašyti, galiu su kompais dirbti tokiu, Windows tą žinau, išmanau, Excelis, viskas, ta prasme, taip yra. Bet čia apie atsakomybės prisėmimą, žinok. Nu, taip, aš tikiu, kad galima, pačiai irgi teko, kur labiau nuvertina tave ne tai, ką tu ten gali padaryti, bet dabartiniam jaunimui, pavyzdžiui, mano broliui, net ir mano kartai imsiu taip ir drąsiai pasakysiu, nemoki naudotis Wordu. Tuo pačiu Exceliu. Neįdomus esi. Nepyk, sakys, gerai, eik, yra darbų, bet net valytojai reikia užsipildyti Excelį, kur jinai ką plovė. Net valytojai. Taip, iš tikrųjų, kas yra dabar svarbu, tai reikia, čia irgi būna, kai kartais vaikai, mokyklos jaunesnės kartos, man sūnus būna, sako, ką man reikia šito. Ir aš nuo mažens jam viską aiškinau per tą prizmę, kaip tai naudosi darbe. Ir aš jam labai anksti parodžiau, kas yra pardavimų lentelė, kas yra samata, kas yra sąskaita. Va čia tai mama, kuri bičą augina, visiškai. Jo, Va čia yra samata. Buvo labai juokinga, nes kažkaip pas jos buvo darbų projektas ir jiems uždavė tą prasme, kad reikia padaryti darbą, žodžiu, išleistuvės paskaičiuoti, suorganizuoti išleistuvės ir vaikas ir nuo nulio. Ir jisai sako, aš nemačiau kvailesnės užduoties. Aišku, reikėjo taip ir veidą pasakyti žmogui uždavusiam užduotį. Įdomu, kieno vaikas. Tai, kad, žodžiu, labai prastai yra suformuluota užduotis, nes tikrai joks užsakovas neužsakys neturėdamas biudžeto. Faktas. Ir sakyt, kad yra begalinis biudžetas, tai čia ten ne užduotis. Arba dabartiniai studentai supras praktiką. Praktika. Tai va, tai sakė, daug būtų aiškiau, ta prasme, suvokti biudžetą ir tada, ta prasme, jau susidėlioti. Ir aš tada supratau, kad tokius dalykus, kurių mūsų, kaip, pavyzdžiui, mano kartoje, ne, mes irgi baigdavom mokyklą, mes net nieko nesusivokdavom, žinai, ir ką galėjom susivokti. Žiūrėk, aš baigiu mokyklą, aš dabar dirbu su skaitmeninė rinkodara ir kaip minėjau, su pramogom, kur tais laikais buvo, ne ką, bet laisvo elgesio moteris. Tai visiškai. Žinai, tos pramogų versle. Kai aš pradėjau dirbti televizijoje, surinku draugo žmoną, galvoju, pasidžiaugs, žinai, nusteps, mes vienmetė, čia yra didelis pasiekimas, man tuo metu buvo ten 24, o jin man sako, ašgi žinau, kaip ten pas jūs yra, visi miega vienoj lovui.
Nes visi pas mus, iš viso Lietuva žinoja, kad yra visažiniai. Visažiniai. Aš tave žinau, nes man sakė mano mamos dėdė sūnaus pusbrolis, kad tu tokia. Ir turi geriausią nuomonę. Taip, ir nereikia net su jums susipažinti ir realybėj pakalbėti, nes nereikia. Tu tokia. O jie gal nuomonę turi. O jeigu tu dar kažkada susimoviai, tai tu visiškai tokia. Tai visiškai tokia, nes mes nedarom klaidų, mes esame beklaidžiai. Tai be ne. Klaidų. Taigi, o dar Dieva, tave 12 metų ir taip mokino, kad nedarytum klaidų, ką tu ten mokinaisi. Tau kasdieną kartojo, sakė, klaida. Fu, Agota, fu. Eik baisu, nežinau. Tai jo, tai tų technologijų jų reikia. Reikia. Ir reikia jų nebijoti ir pripažinti jas, kad jos mums padeda tobulėti ir, žodžiu, nestabdyti savęs, nebijoti klysti. Taip. Tai va čia su technologijom yra tas, kad kodėl sunku vyresniem kartom, jiem neleisdavo klysti labai. Mano karta dar vis tokia ir dėl ko buvo tas konfliktas, dėl ko aš ir tokia, kur negalima klysti, negalima Ieva klysti, ką tu čia sugalvojai? Taip. Klysti? Taip. O visgi mano vienas tokių, aš net nežinau, kažkaip tokių labiausiai naudojamų posakių, tokia labai idėja apie mane, kad skristi gali kiekvienas, bet išmokti skristi sulūžusiu sparnu yra jau tiem, kurie iš tikrųjų kažko nori pasiekti, ta prasme. Nes lengva yra daryti, kai tau yra 21 amžius, daug laisvių, dar jeigu pasisekė geroj šeimoje gimėjai, žinai. Tai viskas yra okei, bet pabandyk tu susimauk, prarask tos pinigus, ta prasme, morališkai nusidaužyk, ta prasme, iki dugno, tada sukas dantis ir atsikelk ir padaryk. Tokie žmonės piktų komentarų nerašo, nes jie kažką pabandė padaryti. Apskritai, tas, žinai, bjaurusis ančiukas ne šiaip sau yra pasaka, apskritai pasakos yra ne šiaip sau. Bet žiūrėk, vat kaip ir tu ir sakei, ar ne, tas požiūris į darbą ir karjerą, dabar nuėmus technologijas, ar ne, mes esame moteris. Tu turi tokią istoriją, kaip tu atėjai ir dar pasidarai savo karjerą, kas tu dabar esi ir ką tu gali daryti ir ką tu pažįsti, tai va tau pačiai. Tu ateidavai tos darbo pokalbius, ar ne? Tu esi mergina, tu esi graži mergina su tom ilgom kojom, tu ateini darbo pokalbį ir kaip tau ten papult. Kokios pas tave mintis tuo metu būdavo, ką tau reikia padaryti, kad tave paimtų į bet kokią specialybę? Mano labai įdomiai susidėlioja karjera. Aš tiesiog labai anksti dirbti pradėjau, aš buvau labai versli iš tos močiutės ir mes ten turėdavom didelį ūkį, daug daržovių, prekiaudavo tom daržovėm. Tai aš labai anksti užpsichavau, kad kažką norėjau, sako ne, gali pati užsidirbti, jeigu nori, visi pajokavo. O aš nuėjau prisiskiniau 2 kašikų žirnių ir įsivežiau jos mažą, gal ten 7 metų, 8 į turgelį, atsistojau ir pardaviau. Ir tada aš supratau, kad kaip močiutė mane mokino, kad mano močiutės buvo devizas toks. Jis duodavo tokią užduotį. Bet kokiam amžiui į priekį atgal tave išmeta, nuoga, be nieko, su 2 vaikais. Sąlyga visada ta pati. Sakau, jeigu aš turėsiu tik vieną, bus 2. Žodžiu, su 2 vaikais. Vyras kaip visada kažkur. Taip. Aš nežinau, čia kažkoks toks... Nesilaukia, kol tu sugrįši. Su jais ar be jų. Ir žodžiu, ir tu tada turi ir sąlyga tokia, kad kur bebūtum, turi mokėti per parą laiko susiveikti pajamas, maistą, rūbus ir pasirūpinti savim ir tais 2. Taip, o kai didžioji negali būti, ar ne? Ne, o kai didžioji negali, nes kodėl su atšvaitu buvo galima, bet jeigu bamba truputį matosi, tu man čia ne ką. Supratau. Gerai, ir ką darytum? Dabar, žiūrėk, šitą situaciją, ką tu pasakai. 2 vaikai per parą, ką darytum? Kur eitum? Ką daryčiau, kur eičiau, kur daugiau sąlygos, kur mane išmeta, Tave išmeta, imam tiesiog Lietuvą, tave Lietuvą. Bet realiai dabar su 2 vaikais į gatvę. Va dabar, rytoj. Nuoga basa į gatvę. Visiškai. Moterų centras. Tikrai moterų paramos centras. Tikrai ne vieną turim, tikrai veiksnus, moterų namai. Diena ten. Ta prasme, ten duosi rūbus, ten padės, ta prasme, atsistoti ant kojų, ta prasme, toks savaitės bėgi. Iš karto, ta prasme, darbas, iš karto, ta prasme, nėra jokios problemos, bet koks darbas. Kur eitum dabar darbintis? Aišku, jeigu, tarkim, turiu, dabartinį protą, dabartinę charizmą, turiu, kaip močiutė dabar dėlioja, kad tu turi iš savęs nešti, ta prasme. Aš labai gerai gaminu, aš labai gerai tvarkau, aš labai gerai organizuoju. Aš galiu bet kokį daiktą, dalyką, žmogų, apskritai bet ką ištraukti, atsiprašau, iš šiknos, bet kada naktį. Ir man nesvarbu, ta prasme, aš valdau tiek kalbų, kad aš visam pasauly, vis tiek su savo lietuvių, rusų, kad ir, nepatinka, bet... Bet tai yra kalba. Taip, bet tai yra kalba. Lenkų, anglų,
Ta prasme, ten vokiečių kalba neblogai, aš jau galiu kažkaip leisti savo ganėtinai lankščiai judėti per O pasaulį. va tada, žiūrėk, tave lygiai taip pat tave išmeta, tau dabar yra 20, kaip man, ar ne? Tau yra 23 metai, imam tą patį, 2 vaikai, Lietuva. Ką tada? Lygiai tas pats loštų? Ar tu galvoji, kad tuo metu buvo šiek tiek sunkiau, o gal kaip tik lengviau? Kai man buvo 23? Jo. Klausimas, nes aš labai įdomiai startavau. Tai va apie tai, žinai, niekada manęs, aš nelabai jau darbo pokalbius. Kokius ėjau, tai kažkaip daugumoje praėjau. Esu kakadu atranką pralaimėjusi, jaunesnė, gražesnė, geresnė, jūs tai žičkutėj akis turiu, yra realybė. Ir mažai aš kur esu kažkaip taip ėjusi, kur aš kažkaip, ko norėjau ir nepraėjau. Televizijoje aš iš vis atsidūriau dėl to, kad aš labai norėjau daryti laidą moteriam. Aha. Aš ją padariau pati, nufilmavau demo versiją ir nunešiau į televiziją ir jie ją paėmė. Ir sakė, per 10 metų kažkaip niekas nebuvo, kas nėra prodiuserinė, kažkokia jauna mergina 20 kelių metų. Tai 20 kelių metų aš buvau mergina tik pagimdžiusi vaiką, kriziai, tai yra 2010 metai. Ta prasme, aš esu, atsiprašau, šiknoj kamaroj, su vaiku ant rankų, jauna merga, nieko nebaigusi. Kaip straipsnį rašė, ta jauna namų šeimininkė nusprendusi pakeisti lietuvių mentalitetą. Tai ar daryčiau tą patį iš nieko, va tai va, daryčiau ir tikėčiausi, kad paeis. Tuo metu galbūt trūko labai ir buvo lengviau. O ką labiausiai vertino moterį? Taip iššokčiau, abejoju. Bet kaip tu galvoji? Jeigu tokia pati situacija yra vyrų, gerai, imkim be vaikų, bet tiesiog, tokia pati situacija, 23 metų vaikinukas, toks pats protingas kaip tu, toks pats ir ateina į darbo pokalbį, tai kas tu ir jisai? Aišku, jisai. Kodėl? Žiūrėk, hormonai. Taip, gerai. Psichai. Taip. Bet ar tai priklauso, kas tave įima į darbą, vyras ar moteris? Čia irgi dar priklauso. Priklauso, ar ne? Priklauso. Ir žiauriau moteris gali pasielgti. Ir mes viena kitai kartais būnam labai ne moteris moteriai. Ir šitas yra merginos neskanu. Ir šitas yra, ar aš suprantu, nes aš, pavyzdžiui, pati, būdama darbdavys dažnoje situacijoje, kur tu tikrai, žinai, įsivertini, kad, oho, jeigu mergina jinai nepatemps 3 dienas, žinai, jai bus sunkiau ant karščio atidirbti kaip aktoriai ir atrodyti ten super gerai, nedaug dievė tos dienos, aš pati žinau, man yra buvę filmavimas, atsimenu, Nusauskaitės vestuvės, man tos dienos, 1 diena, mes turim paparacinti. Ir viskas. Aš staugiau. Aš verkiau, mum į medžius lipti, 40 laipsnių, šliaužiot ir aš galvoju, kas per darbas, kas per pasirinkimai. Aš taip suprantu. Taip. Tai va, tai žodžiu, tikrai dažnam atveju tu supranti, kad tiesiog, iš to, kai tu kaip darbdavys nori gauti rezultatą, tu renkiesi visą laiką pelną, darbas yra darbas. Ir tu mastai, taip. Ir va taip, aš mastau ir tada sakau, merginos turi gauti tą patį atlygį. Tai va aš labai noriu šitą diskusiją pakelti, kaip ir pakelti tą pačią diskusiją, kurią va taip bando visi kažkaip jos, ir aš jos labai bijau apie va tą bokso visą, žinai, turnyrą. Bet, yra, supranti, dramblys kambarį ir tylim vis tiek. Ne, man tai čia, aš tai pykstu dėl tokių dalykų. Vat ir ką ir tu sakai. Aš suprantu darbdavį iš to, kad tu turi pasverti, kad jo merginai gali būti tas, bet ir vyrui gali būti tas ir tas. Jisai gali emociškai jaustis, pavyzdžiui, šudinai ir neištransliuotos pačios žinutės, ten būtent to saulės, to paparacijų ir visą kitą. Ir aš suprantu, kad ten tie yra, žinai, visi jausminiai dalykai, jie niekada neparodys, nes jie juk vyrai ir ypač, sakykit jūs man ką norit, gal čia tik mano draugai, bet juos, mamos, Aglė, tugi berniukas. Tu berniukas, paskui tu vyras, tu tėvas. Tu senelis, tu išvis kažką gali, žinai, yra tas spaudimas ir ypač iš dabartinių merginų mes dabar turim labai didelius standartus. Aš nežinau, kaip buvo pas jūs, nes man mama pasako, kad ten, pavyzdžiui, tose kaimuose, tai ten, žinai, kad tave kas nors pasižiūri, tai ten jau močiutė vos nesu visų to kraičių atiduoda, žinai, iš tos serijos. Bet dabar jau mes renkamės, mes norim, ypač mes dabar apsiskaičiuojame. Bent jau, kaip pasakyti, matai, aišku, ne visos. Jau bent jau aš tikrai buvau mokinta labai jausti savo vertę. Taip. Tikrai mane labai... Mergaitė vis tiek savo vertę labai per moteris mato, ima pavyzdį, bet daug girdi tėčio pasakytą, ta prasme, išsakytą tiesą, ta, kas užtvirtina, kiek tu gali būti sau leisti, kiek tu sau gali leisti, kiek tu verta, žinai. Tai man labai pasisekė su tėčiu ir jis labai mane vertino ir tokiu net over truputėlį, tokiu perdėtų pasididžiavimu, tai aš tokia nagloka dėl to. Bet man dėl to labai patinka su tai bendrauti, žinai, nes tokiam mergaitėm kaip man, aš neturėjau ten kažkokio tėčio kelrodės ar ten kažkokio vyro šalia, kuris tvirtai pasakytų, palauk, Ieva, žinai. Šiaip už geras panas susimoka žmonės. Šiaip, supranti? Nėra tai pasakyta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad po mano ranka aš kiekvienai jaunai, net ne jaunai, visom moterim rekomenduoju paskaityti Bėgančios su vilkais. Aš žinau, 700 puslapių storą, bjauri, ilgai tu ten kankinies, bet man labai patiko mintis, kurią aš iki šiandien nešiojuosi, ar ne?
Tai kiek tu moterį, nu va tau sako, ne va tavo vertė, tau čia reikia to, kiek tu kainuoji ir tu supranti, kad dėl mylimo vyro tu realiai rizikuoji mirti. Nes tu gimdydama gali numirti. Reiškia, tavo jau visa vertė nebėra suma. Jinai nebėra brangus rankinukas, nebėra afigienos atostogos, Lexusas, Mersas. Tai yra, kad aš dėl mylimo žmogaus galiu atiduoti gyvybę, nes tu nežinai, kas bus. Kad ir kaip medicina ten tobulėja, tu nežinai, kas po velnių bus. Reiškia, mano vertė yra jau kitais vienetais. Aš dar kai tikintis žmogus man iš viso, ta prasme, čia yra kita, pasaulio ir dėl to man labai juokinga, kai bernai nusiveda tave kavos, sumoka už kavą ir mažutę, ką tu man vakarė. Nieko. Supranti? Nieko. Tu tokią gerą temą uždavė ir apie tą, kiek tu man kainuoji, tai žiūrėk, man tai taip, prasme. Man išeinant iš namų, tėtis, tėvai duodavo bendrai pinigų ir tėtis dar paslapukais papildomai pitaką. Ir sakydavo taip, kas maitina, tas ir šokdina. Tu muziką geriau užsisakyk pati. Va. Va. Ir supranti, ir tas supratimas toksai, ir tas yra momentas, aš labai dažnai girdžiu vyrų tokią pizdavonę. Žinai, būna merginos šneka, žinai, jis man viską, žinai, jis man viską. Aš tada jos klausiu, o ką tu? Ir jos tokia, žinai, putytė. Žiūrėkit, vyrai, mes tą turim omenyje. Ir, žinai, ir merginos, aš apie šitą noriu pakalbėti, apie mūsų vertę ir kad jūs išmoktumėte ją transliuoti. Taip. Ir, pavyzdžiui, aš sėdėjau pati apie tai galvojau, kalbėjau su savo antra pusė ir aš supratau, kad aš neturiu abejonių dėl savęs kaip moters. Ta prasme, kad man gali sakyti, kas ką nori ir aš tikrai žinau savo moters vertę, ta prasme, kad kodėl aš galiu ant stalo, pavyzdžiui, net nešti tuo momentu pinigų, ane? Bet kokias kitas vertės kaip moteris aš nešiu. Ne tik tais, kad aš būsiu graži kompanionė, aš būsiu išmintinga patarėja, aš būsiu gera atrama stresiniai situacijai, aš išlaviruosiu, ta prasme, viską, kas yra psichologija. Aš parduosiu viską. Ir tu dar plus išklausysi jo. Taip. Supranti, jeigu mes kalbame apie tą pasimatymą. Arba aš tiesiog išklausysiu ir net nepatarinėsiu savo nuomonių. Faktas, o aš jau nekalbu apie tai, kiekviena mergina supras, kiek mes stengiamės ir dirbam, kad atrodyt gerai. Kaip yra sakoma, žinai, kad vyrai myli akim, o mes moteris ausim. Čia yra tiesos. Čia yra labai tiesos. Ir kiek... Vyrai, išgirskit, prašau, ir čiulbėkit. Taip, nes mes labai stengiamės, mes labai galvojam, kaip mes norim atrodyti. Mes iš kalnus pinigų, makijažui, veido procedūram, plaukam ir panašiai. Ir nupirkt mum tą kavą už 4 eurus ir sakyt, ką tu man, sorry. Sorry. Bet čia gal dėl to, kad man tokia aštri situacija, nes aš esu su ja sudūrus, žinai. Tai jau iki šiandien, aš drąsiai galiu pasakyti, man yra 23 metai, aš gyvenu pilnai ant savo užpakalio, dirbu savo darbą, pati save moku nusivesti pasimatymą ir aš tikrai su beliuko nebevaikščiau. Man šitas, tikrai yra FIFO VFM, ta prasme, ką tu man sakyčiau, už ženkliuką iš kiosko už 4 eurus. Lygiosios. Jo. Žodžiu, čia toks, ta prasme, jo. Nes emotional tema, bet taip yra. Aš labai man patinka tavo gylis ir man patinka ta prasme tema, kurią... Bet ir mes esam nuostabios, supranti? Agota, tiesiog, mes esam nuostabios. Irgi lygiai taip pat. Merginos, labai noriu pakviesti jūs į dar vieną tokį prisidėjimą, ta prasme, parašykit savo vertes. Prašau, išmokim komunikuoti savo vertes. Ir dar būtų žiauriai įdomu, man irgi būtų labai įdomu, aš tikiuosi, kad nespyks. Parašykit jūsų svajonių pasimatymą. Tiesiog, kaip jūs turėtų atrodyti. Kaip? Geras. Man žiauriai įdomu, nes labai dažnai aš mačiau ir ten TikTokas, žinai. Taip. O, ten jisai man padarė tą. Taip. Man pačiai, žinai, Agota, aš atsiprašau. O, šitas tavo svajonių pasimatymas. Tavo svajonių pasimatymas. Dabar nuimam tavo vyrą, tavo vaiką, tavo svajonių pasimatymas. Aš, žinok, buvau savo svajonių pasimatyme. Tai tau tik papasakoti. Jo, čia buvo žiauriai geras. Aš esu bailiukė, ta tokia dalykuose, kurių negaliu... Čia kalba mergina su atšvaitu ant papų bailiukė. Ne, bet dalykuose, kurių aš labai control freakas, kai negaliu kažko kontroliuoti, man prasideda panika. Supratau. Tai yra skrydžiai. Jo, ir žodžiu, taip įvyksta, kad aš vykstu pas savo antrą pusę, tuo metu jis už Atlanto, lietuvis, neprisigalvojam, žodžiu, ir man sunkus skrydis, man ten panikos, ta prasme, realiai aš 8 valandas tiesiog su panikos priepuolyje, ta prasme, bet, anyway, nes taip, kur kojas va taip šakinėjo, stewardesės laiko, ten viską uostai, viską, žodžiu, ir taip, bet nieko tokio, ta prasme, viskas, aš nuo meškos, aš gyvenime nuo meškos bėgau, pabėgau, tai jaučiu dabar jau su lėktuvu praskris kaip nors. Tai va,
Ne, aš atsiprašau, kam čia toks, nuo meškos pabėgu, viskas gerai. Nu tai va, tai žodžiu. Tai grįžtam prie to, ir aš nusileidžiu, man labai ten blogai ir aš ten visą ten nepakankamai myli, stresas, panika, ten lagaminas vaidau per visą oro uostą, ta prasme, ten klykiu, va tai, va, kaip matom, aš moku šitą visą dramą sukelti. Ir tau nerūpi šitie santykiai, tau manęs nereikia, tu man nekalbi, neįrodai. Ir tada aš, žodžiu, grįžtu namo. Ir yra kalėdų laikotarpis, aš lipu laiptais, dar aš ten lagaminą, tipo, mano tą didįjį užneša, bet aš iš galo, vis tiek viską ten mėtau. Šiaip aš taip nesielgiu, čia mano jau visiška psichozė išlenda, visas pervargimas. Dar tos dienos, žodžiu, ten tiesiog jau ten buketas geriausios mano versijos. Ir užlipu laiptais, atrakinam duris ir aš tiesiog atsisėdu. Tiesiog visi namai, man labai patinka kalėdų tema. Aš esu tokia romantika 3000. Man kalėdos yra, man tas britiškas languotas bantukas ir tas kaspinas, man yra magija, man yra viskas. Ir laiptai apsukti, žodžiu, išdekoruoti tais tokiais, tais visais tais bantukais, ten tom eglutėm, o mes esam šiltuosiuose kraštuose. Dovanų kalnas sudarytas toks, žodžiu, aš jaučiuosi kaip vienas namuose, viskas buvo padaryta, ta prasme, vietoj, kur labai sunku tai padaryti, ta prasme, ir sukurti atmosferą, nes tai yra, labai šiltieji kraštai. Ir, ta prasme, ir aš tiesiog sėdžiu ir jis sako, norėsi dovanas po vieną atidarinėti, nes jų daug, kad jos būtų skirtingos. Ir aišku, ten labiausiai mano mėgstami maistai, viskas suruošta, gražiausiai apšviesta, tada dar terasai, karat. Ir ir ta, žinai, kur aš lipu tais laiptais, jis nieko nesako, aš daužiau tus lagaminus ir aš tau nerūpiu. Bam! Tai va tokia aš. Eik, tu savo kaip gražu. Tai jo, tai man... pasagota aukšta kartelė, čia nežinau. Man šitas ir visokie žiūrėjimai į žvaigždės, dabar yra labai fainų programėlių, kur tu gali matyti ir programėlę, ir tikrą žvaigždyną, žodžiu, tai iš vis galima dar fainiau. Bet žiūrėk, bet ką tu pasakei, tu labai mėgsti kalėdas ir ten visą kitą, ir jisai tau staiga tas kalėdas duodavo čia ir dabar, ne? Tai vis dėlto yra svarbu, kad žmogus išgirstų, ta prasme, visas tas detalės apie savo antrą pusę. Taip, kad jaustų tavo linijos plonumą, žinai. Vaikinai, kad dažnas ir merginos irgi, ta prasme, kad, Ne, žiūrėkit, panos, mums galioja tas pats. Ta prasme, jeigu mes mylim tą žmogų, tai irgi, gimtadienis, palauk, tai jeigu jam patinka Batmanas, tai būsiu aš ta Batmanė, ta prasme. Bet, aš turiu omeny, kad, labai gražu, ką tu kalbi. Būk Batwomanė. Ir yra, bet kai tu, man atrodo, ar ne, tu sakai, tu turėjai taip, tu turi tai ir tu niekada nebebūsi ant mažiau. Taip, nes jau nepagalvosi, nebeįdomu yra mažiau. Plaukiam. Bet žinai, niekada nesakyk niekada, nes visko gyvenime nutinka, tai reikia kažkaip, aišku, programuotis ant pozityvo, bet kažkaip tikėtis, kad čia viską labai numatom, tai irgi nereikia tikėtis. Vau, kaip gražu. O tavo, davai, tokį tada trumpai, vis tiek labai įdomu. Tavo svajonių pasimatymas. Čia kai neturi 2 metus, net antros pusės. Tiesiog pasimatymas. Tiesiog su vyru. Kur neduoda pizdai, kad už kavą, tipo, čia kažką duok man. Su Prancūzijos šuolininku per kartį. Ne, šiaip aš neslėpsiu, žinok. Tikrai ir aš pažiūrėjau tos plaukikus dabar, tos olimpinius. Gražu žiūrėjau. Gražu žiūrėjau. Žinai, kaip būna, vyrai sako, ne? Jūs negalite tik graži moteris, modelis. Tai ir aš, gražu žiūrėjau. Tad plaukti toks pas mane, kai Žilvinas to krauju ar ten puta. Bet jeigu jau taip čia ir dabar, kai tu sakai romantika, aš irgi esu visiškai romantikė, nuskraidintų mane į Italiją arba į tą pačią Prancūziją, kur nors, kur būtume tik mes, mažam namelį, tarp daug rožių, raudonų, nes mano mėgstamiausias gėlės ir daug žvakių, viskas. Man daugiau nieko nereikia. Aš paprastas žmogus. O jeigu dar yra balkonas ir ten yra palikta mano kokia užrašinė arba mano rašymo mašinėlė, aš kai rašau su tą senovinį žygą, aš turiu tą vokišką. Ir jeigu būtų, kaip sakai, atskridinta ta ir pasakytų, mažutė ryte po gero, parašyk kažką man gražaus, viskas. Sėdėčiau, rašyčiau, koks buvo nuostabus arba nenuostabus. Gerai, tai va, važiuojam toliau. Vau, labai inspiracijai. Žiūrėk, dar vienas dalykas, toks klausimukas tau. Ar turi kokių nors smagių prisiminimų? Grįžtam šiek tiek, ar ne? Jau grįžtam, kur buvom. Iš savo vaikystės, ar ne? Kai tu kalbėjai, tokia krizė, močiutė, mes jau supratom, giminė, visa kita, ar ne? Bet, pavyzdžiui, ar yra kažkoks smagus prisiminimas iš vaikystės, kuris būtų visiškai svetimas jaunesniai kartai?
tu pasakotum tą smagų prisiminimą, tarkim, savo vaikui ir jis sakytų, mama, tu čia, ta prasme, filmukų prisižiūrėjai, knygų priskaitai. Ne, tai jau pas mus labai, žinok, skiriasi, nes aš esu ir per praeitą gal podcastą, žinai, truputį sakiusi, jau kai būdavo, kad Arijus susidavau su pusbroliu Majum į kaimą, važiuodavo pabūti su mano tėvais. Tai ir mes sakytum, kad reikia pabūti be interneto, tai jie aiškindavo, kad, ta prasme, žiūrėk, tu gali pabūti, nes tu gimėjai, jo nebuvo, tau ir to poreikio nėra. Taip. O aš žinau, kad jis yra. Taip. Ir man jau taip, žinai, sunku. Tai jau jiem tiesiog yra sunku suvokti, ta prasme, kad ta informacija gali būti taip keistai ir sunkiai prieinama, nors dabar internetas tikrai atrodo labai gausus, bet tikros informacijos yra labai sunku surasti, todėl per etsus labai viskas susigadino. Dėl to reikia turėti agotą, kuri viską normaliai tau pasakys. Ne, yra bibliotekos, yra universitetai. Bet jeigu tu neturi tam laiko, visą laiką gali prašyti agotą. Jo, arba eiti aukštai pasibaigti. Jo, irgi tai gerai, įsimintiniausias vaikystės. Įsimintiniausias vaikystės toks, kur tipo nesuprastų jūsų karta. Kur aš sakyčiau, nespang, gerai, karščiuoju. Aplijo tame per daug. O jo dabartiniam vaikui aš sakyčiau, lipk ant vežimo, trypk šieną, jis sakytų, man braižų kojytę, sakyčiau, ta prasme. Trypk šieną. Ir viskas, ta prasme. Gerai, ir tau sakytų, kur čia smagumas? Mano vaikas sakytų, aš tau vaikų teisės, tu iškviesiu, apsiramink, žinau. Tuoj aš tau nusidraskysiu. Ne, jis sakytų, čia pirmiausia yra nevaikiškas darbas, čia man sunku, jeigu jis būtų mažiukas, ta prasme, čia aš ir mano mama ir manau ir buvusio vyro, toksai, labai jau mūsų vaikas. Ir pareigą žino, bet jau teisės, tai jau irgi jau baisiai tu jo nenuskriausi, ta prasme, jeigu jam pabraižytų kojytę, jam skausmas yra prieš jo teisės ir jis tikrai už ką nebūtų supratęs. O gali man, tiesiog tarp mūsų mergaičių, ant šieno miegojai? O vaikyti, į ne vieną sykį iš šokių grįžti, močiutė iš pykčio, užrakinus duris, aš išsitraukus iš lifako, va čianais, va tą lankelį, bandau tenais atrakinti, tenais ant savo tą langą. Vieną kartą pavyko, tai esu taip įlipus, kitą kartą ant baudos dvigubai užsuko, ant šieno, nėra bėdos. Bet, nesakyk, ant šieno miegot. Aš prie to idealaus pasimatymo nereikia čiužnio ant šieno. Klausyk, ant šieno miegot. Sava romantika, ar dabar norėčiau? Nenorėtum, man tai, nežinau. Ne, aš norėčiau, kad man paklotų kažkas. Man tai šienas, nežinau, tas kvapas, tas minkštuma ir tas. Žodžiu, gal kažkaip susijungtų. O tavo yra tos prisiminimas, kaip tu pasakytum, ta prasme, va savo brolio, ne? Kiek tavo brolių dabar? 8. Bus greit 9. Jo, ir žais, tai greit 9 jau. Jau atsiprašau. 8 jau su be poros dienų. Ir tu va tokį sakai, žinai, kad, ir jisai toks, wow, Ieva, jūs barbarai. Žinok, jam jau būtų wow, kad ir kaip be būtų keista. Mes ant rampos, mūsų vienas kaimynas turėjo rampą ir mes ant rampos įsirinkdavomės, žaisdavom butelį, bet su gubernijos giros tuo stikliniu buteliu. Ir jeigu savo broliu pasakyčiau, suk stiklinį butelį ir bučiuok mergaitę, jis man tą išsiųstų, jau parodytų. Ne. O butelis geriausias žaidimas, kas tai galėjo būti, dėl to, kad per butelį pirmas dalykas aš pasibučiavau su savo simpatija, antras dalykas aš pirmą kartą pasibučiavau su mergaitė ir nenumiriau, trečias dalykas pamačiau, kai bučiuojasi berniukai ir negalvojau, kad tai yra problema, pasirodo, tai dar vis dar nėra problema. Bet tuo metu mums būdavo tai taip juokinga ir taip smagu, kad mes tikriausiai dabar jau būtume išvadinti kaip nežinau kas, man net baisu pagalvoti. Bet aš turiu omeny, kad tas žaidimas buvo gal tas iš vaikystės ir ta visa veikla, kur sutinkam naktį, butelį, žinai, kas gubernijos nusipirks kioskelį. Bet čia, žinau, aš šito jūsų nepagaunu, mūsų laikais negalima buvo tokių, tu ką. Tu ne tik tamsuoji, kad, žinai, kaimynai ten nežiūrėtų, kas čia su kuo. Nors, aišku, ligoninės viską ten mes žaidėm, kai mažesni buvo. Tai man, žinok, aš papasakočiau brolius, kad nejuokauk, dabar apskritai mergaitę bučiuoti jau apie kartu, žinok, va čia šitas yra, žinok, su tėčiu esame juokėsi, kad jis sako, tai, kas mano laikais buvo vyriška ir kas buvo vyriška parodyti dėmesį, tai tiesiog viskas būtų mytių. Viskas, ta prasme. Ta, žinai, kur sako, ne šis stovi po langais, ne 5 kartus, ta prasme, su gėlėm stovi, ta prasme. Sako, ten kalbinė. Jinai sako, eik lauk iš čia, supranti, tu vis tiek stovi. Tada stovi prie durų, žinai. Tai sako, tai dabar tiesiog iškviestų policiją ir viskas, ir baigtųsi. Žiūrėkit, vyrai, jeigu, Agota tai tikriausiai negali, bet aš tai galiu. Jeigu dominu, aš irgi, stovėkit mano po langais, dainuokit, kiškit mano brolį, tarp kai išmokiau, jisai mergaitėm deda raštelius slaptus ir nepasirašo kas tiesiog. Didžioji, tai darykit taip. Aš noriu. Yra dar merginų, kurios to nori. Labai yra didelis skirtumas, aš manau, tarp kartų, ką patyrė mūsų močiutės prosenelės ir kas bus jau mūsų dukraitėm visom. Tai yra galimybė gimdyti ir negimdyti.
apie pasirinkimą, apie galimybę rinktis, gimdyti ir negimdyti. Taip. Ir tai, kad netgi dabar šiai akimirkai, kur atrodo 21 amžius. Ir mums sako, moteris, jūs esate 100% laisvos ir visiškai civilizuotose šalise, kur marihuaną sugeba, ta prasme, legalizuoti. Klausimas, ar reikia abortų? Donaldai. Nu, tai va, ta gražia gaida. Jo. Nežinau, Agata, aš tiesiai šviesiai pasakysiu tau taip. Aš visą laiką buvau prieš. Tikrai. Aš buvau prieš. Kaip įdomu, noriu klausyti tavo nuomonės. Taip, aš buvau prieš ir aš realiai buvau tas žmogus, kur sakiau taip, prisidirbai, turėk, Lietuvoje gimstamumas mažas, daryk, prisijimk, augink, padėk. Tikrai turėjau šitą nuomonę. Šitą nuomonę. Ir yra labai geras posakis, ar ne, kad kol tau pačiam taip nenutiko arba nebuvo, tai tau labai lengva pasakyti. Nes tada tu esi specialistas. Taip, esi visiškai specialistas, žinai. Tai va, ir neslėpsiu, žinai, nėra čia ko net slėpti. Buvo situacija mano gyvenime, kad man reikėjo rinktis, ką dabar. Ir aš tik tą akimirką supratau, kad turi būti pasirinkimas. Nes mano nuomonė, kad ta gyvybė, kurią aš duosiu šiam pasauliui, kažkuria prasme man priminti ir tą žmogų, su kuriuo aš tą gyvybę kūriau. Ir neduok Dieve, ypač aš kalbu apie vaikus, kurie yra daromi ne iš meilės, čia irgi labai svarbu paminėti, ne iš meilės. Labai. Aš dirbau darželį 2 metus. Pirštu galiu parodyti vaikus, kurie yra padaryti, atsiprašau, kad taip sakau, bet padaryti ne iš meilės, ir jie turi velniškai kentėti ir turi, auklėtoja, galima jūs apkabinti? Ką? Suprantat, ką aš manau pasakyti? Ir paskui mamos augina tą vaiką, oi, aš su juo taip ilgiuosi, nes man primena ten kažką, palauk, mažutė. Va dabar va šitoj vietoj sustok, nes man, va irgi galbūt tą akimirką, gerai, aš turėsiu tą gyvybę, tarkim, mes nebebūsim kartu, nes tai yra, nu tiesiog, tai buvo neplanuota, tai buvo padaryta ir paskui ant galos dar supratau, kad tai buvo kažkuria prasme iš vienos perspektyvos suplanuota, ar ne? Bet tai aš auginsiu, matysiu, man vis tiek primins, aš sentimentali, žinai, ir neduok Dieve man pareiti balterkliai, arba tas pats PMS, ir aš taiga tas vaikas taps atpirkimo ožiu. Už ką? Kodėl? Ir kalnai yra dabar vaikų, net ne vaikų, o paauglių, kurie netam pačiam internete ir visur kitur pasako, šiaip tai tėvai čia pasirenka mus turėti ir čia dabar aš turiu kentėti ir šis to nusižudysiu dėl to, kad, nu tai vat, man atrodo, kad ir va tas visas, net tos savižudybių Lietuvoje, kai mes garsėjom tuo, kyla iš nemeilės. Tėvai, darykit vaikus iš meilės. Ir jeigu jau padarėt, kažkaip reikia juos mylėti. Nes kai aš važiuodavau į vaikų namus ir mes veždavom labai daug rūbų, maisto, saldainių ir vaisių. Ir, žodžiu, ir knygučių atveždavom, ir koncertą šiokį tokį atveždavom. Spėk, ką jie pirmą paprašydavo, vat iš tų dalykų visokių. Nežinau, jaučiu irgi su jumis pabūt, paliesti jūs, nežinau, apkabint. Va tai reiškia žmogus su patirtim, kuris supranta ir žino ir neleis paneigti. Ir, ta prasme, vėl baigiam ir šitą dramblį, ta prasme, slėpti kambarį, nes šitas dramblis tikrai yra per didelis. Tokiai mažai šaliai, kuri turi tokį kiekį vaikų paliktų vaikų namuose, tokį kiekį vaikų vartojančių. Todėl, kad tai yra mūsų nemeilės pasiekmė, tai yra mūsų nedėmesio pasiekmė. Ta prasme, jūs man visi dabar rėkėt, o visiems ADHD, oi čia visi, ta prasme. Klausykite, šitie dalykai irgi yra suformuojami, ta prasme, dėl to, kad jūs nežiūrite vaiką, jūs nekomunikuojate vaiką, jūs pasodinate jį vieną valgyti, jūs pasodinate jį vieną piešti, ta prasme. Mamos, jūs nežinot vaikų mėgstamiausių spalvų, apie ką mes kalbam. Ta prasme, tėčiai, jūs nežinot savo paauglių, draugų, vardų. Ne. Taip negali būti, ta prasme, kol bus taip, tol mūsų populiacija mažės ir tol, ta prasme, mes iš čia visi bandysim važiuoti. O mes norim, kad būtų kitaip, ta prasme. Aš pradedam mylėti vieni kitus. Tikrai ir vien tik tas dalykas, kur tikrai būna šeimom gimsta vaikai su negaliam. Irgi dabar, nu, man atrodo, visiems aktuali tema, nes nuskambėjo ten tas dalykas, kad nori irgi su visa pagarba tau, Agota, duoti klases po 5 autistus, po 6 autistus mum auklėtam, kurios mes turim apmokyti šiaip kaip su jais. Ne, tai suprantai, autizmo spektro plotį, ta prasme, tai jeigu aš turiu lengvą formą, tai yra labai nelengvų. Aš žinau, kad tai, žinai, yra tema, kur, nu, nežinau, kiek aš galiu apie tai su tavim kalbėti, bet aš dabar kalbu... Kaip noriu. Jo, nes aš kalbu iš tos perspektyvos, kad yra kalnas tėvų, kurie sako, bet tu turi suprasti, čia nesveikas vaikas, žinai, kur man idėja, dėl to aš jau uždarysiu ten tose centruose, paskui numes tau darželį, tu su juo tvarkykis. O jisai daužys tos vaikus, supranti? Ką aš bandau pasakyti? Manęs neleido darželį, mama iki 6 metų.
Suprantu. Nu tai nes mylėjo tave, Povilai, ir myli iki šiol. Taip, Nes todėl... realiai prieš filmavimą jai paskambino mamytė, iš esmės, jai paskambino mamytė. Esmė yra tokia, kai aš kalbėjau su Dainium Pūru ir aš sakau, kaip mano tėvai galėjo nematyti. Nu, aš akivaizdžiai esu tiesiog vadovėlio pavyzdys. Aš neturėjau draugų vaikų vaikystėje. Mano geriausias draugas buvo senelis, teleskopas, mikroskopas ir kubikas Rubikas. Ta prasme, nu čia nenormalu yra. Nenormalu. Taip, tiesiog aš augindavau drugelius, ta prasme. Aš literaliai dėl kitų vaikų emocijų galvojau, būtent taip, mano pagrindinis buvo, kodėl jis į mane žiūri ir arba jis ten koks nors ten, nu, neprotingai jau pažeminti, pavadinti, kad neprotingas. Ir tas atrodo, kaip matėsi ir kaip jie, sako, žiūrėk, pirmiausia, tuo metu autizmo iš vis nebuvo. Tai jo, iš vis iki 2016 metų autizmas suėjus pilnametystėj virsdavo šizofrenija Lietuvoje. Tai ar apskritai tiesiog vaikas, palauk, dar yra, žinok, labai įdomus pasakymas pas tėvelius, ne tik šizikas, žinok. Šizikas čia jau ir mano, kaip sakau, karta. Buvo dar kažkas, nebeprotis kažkaip, kaip ten, kur daug energijos turi, kaip jie vadina. Hiperaktyvus. Va. Jūs tiesiog nesuprantate, nes mano vaikas negali pietauti su visais vaikais ir sėdėti. Nes jis yra sakau, tai jūs namie, kai valgote, jisai stovi prie stalo, ne, jisai sėdi, bet jis turi specialią kėdę. Tai gal jūs norite vesti įstaigą, kur turi specialias kėdės, jeigu jisai... Arba atnešti specialią kėdę čia? Jo. Ne, bet jūs negalite jam uždrausti mėtyti šakutės atsistojus kitą vaiką, kai jis valgo. Nes jis yra hiperaktyvus. Va, šitas mano mėgstamiausias. Oi, žinai, kaip pasakyti, uždrausti negaliu, bet duodama jam adekvatų dėmesį ir pagalbą, galiu padėti jam, kad nesinorėtų mesti tos šakutės. Tiesiog taip. Aš tiesiog labai irgi daug metų dirbau su vaikais, dirbau labiau su pramogom, bet taip susiformavo, kad pradėjo daug ateiti pas mane specifinių vaikų, ypatingai su autizmu, nes aš tiesiog moku su jais labai gerai susikalbėti. Ir spręsdama autizmo klausimus, taip pat keliavau iki Dainiaus Pūro, kuris vieną dieną man tiesiog uždavė klausimą. Sako, tu man nenori papasakoti apie savo vaikystę daugiau ir kodėl tu supranti, tai kodėl tu taip gerai visus juos supranti. Nes aš tuo metu jau prašiau surasti suaugusius žmonės su kažkokiam autizmo spektrą, kad jie galėtų duoti pavyzdį mažiems vaikams, kaip su tuo tvarkytis, nes tuo metu aš sprendžiau vieno berniuko autisto problemas, nes valstybė nesprendė jų. Darželiai nesprendė. Mes vežėm mokymus į valstybinius darželius, todėl kad auklėtojos, kurios privalėjo suvokti, kas yra, nesuvokė. Tai buvo tas pats darželis, į kurį aš turėjau eiti ir neėjau. Tai gerbiamos įstaigos, jeigu jau priimat šitus visus įstatymus ir pakeitimus, kad grupėse turi būti integruojami vaikai, kurie turi tam tikrų, imkime taip, negalių, ir jūs norite integruoti jau nebe po vieną, ne po 2, po 5 ir po 6, tai arba bandot įpirkti sėkmės tokius specialistus, arba turit mus apmokyti, arba grupiai turi būti 3 auklėtės, o ne 2, su visa pagarba. Aš galbūt sakyčiau ne negalę, galbūt sakyčiau labiau specifiką, žinai? Taip, nu va dėl to aš atsiprašau. Viskas gerai, žinai, ir nepradedam puldinėti, ta prasme, mes jie irgi žmonės diskutuojam ir mes ieškom sprendimų, ta prasme. Bet tiesiog tai yra nesąžininga iš mūsų, nes ir atbaido, nu tikrai jaunas auklėtojas, kiek ateina jaunų žmonių dirbti, nu aš šiuo metu jau nebedirbu, bet tuo metu ir kiek atėjo, mesgi kalbamės, mesgi, žinai, mergaitiškas gyvačių kolektyvas, kaip sakote, gyvačių kolektyvai, kurie moteris. Tai ir sakydavo, nu tai Ieva, nu tai baisu, nu ir man baisu, nu ta prasme nėra malonu, kai tu ateini į darbą ir tu ne tai, kad turi saugot grupę, tu turi save saugot, kad tas nesudraskytų, kad tau plaukų nenurautų. Nu, tikrai iš tą praktiką girdžiu vien dėl to, kad mano buvusi Anyta, bet taip ir liko Anyta, nes vaiko močiutė ir nuostabi moteris ir daugiametė specialistė, ta prasme auklėtoja, tikrai begalinę pagarbą. Ir jinai žodin tikrai išeidama į pensiją, jinai pakartoja ir tikrai atkartotų ir dabar visus, manau, tos pačius žodžius, ką pasakytų. Nes mes mylim vaikus, mes mylim, bet mes negalim. Sako, ne dėl to, sako, aš tikrai myliu ir tos specifinius, ir kas mažiau specifikos, ir kas daugiau turi, bet tiesiog aš viena ir yra fizinės galimybės. Taip. Ir aš negaliu persiplėšti. O kas yra labai paprasta, kad vaikai, va čia kaip sako, kad žmonės, kad oi negalima saugoti žmonių vadinti vaikais, bet yra, va, aš pastebėjau, tarkim, vaikas jeigu pamatys, kad norint gauti daugiausia auklėtojos dėmesio reikia elgtis blogai, tai kodėl auklėtoja Ieva, mes visi negalime elgtis blogai? Ir staiga visi trankytis, daužyti. Ir tu kažkuria prasme, jie yra teisūs prieš tave.
Aš labai norėčiau, kad pas mus būtų vežamos visokios sistemos, kurios jau yra Britanijoje, kurios stipriai padeda, ta prasme, su specifiniais vaikais. Aš tikrai žinau, kad Austėja Landsbergienė turi jau tokių labiau rimtesnių programų. Aišku, ten yra specifika, yra privatu, yra daugiau pinigų, daugiau galimybių ir mes viską suprantam. Bet yra tokių daug pagalbinių priemonių, ta prasme, kurios tikrai nebūtų tokios labai sudėtingos, kurios bendrai apvienija visus vaikus ir yra visų žmonių kalba, kaip muzika. Jeigu padėtų, ta prasme, auklėtojom, įvestų programas, ta prasme, kurios padėtų per tą pačią muziką, ta prasme, tos ir specifinius vaikus apjungti, ta prasme, su kitais, ieškotume kažkokių tų sprendimų kitokių, juos galima būtų surasti, bet tik tais nereikia spirtis nei vieniems, nei kitiems, kažkaip, žinai, kad va ta prasme, mes turim tiesiog surasti sprendimą, kas nepasikeis. Žiūrėkit, mėrėjai, atsipeikėkit, mes nevartosim mažiau narkotikų, mes mažiau negersim, mes mažiau nesėdėsim internete, mes prastėjam, mūsų genai prastėja, mūsų vaikai negerės. Viskas su kiekviena diena blogėja, ta prasme, mes turime ieškoti sprendimų. Faktas. Iš pradžių pažiūrėkit filmą Muzika suradusi mus, jeigu nesprant, ką Agota kalba teoriškai, pažiūrėkit praktiškai. Ir beje, o kokia tavo nuomonė, dar irgi toksai, daug kas sako, kad žinai, kad ką jūs čia keliat klausimus apie tos autistus ir panašiai, vis tiek čia gimsta tik pas alkoholikus. Ir jų bėdos, tad tegul, atsiprašau, nesikrušam girti. Ką tu galvoji apie šitą? Tokį va. Tai pirmiausia, žmonėms prieš šnekant, nors truputėlį reikėtų pasidomėti, kas yra viena ar kita specifika. Tai, pavyzdžiui, o tiesiog, kad būtų, jeigu visi domėtųsi, ar ne? Nėra nustatyta iki galo, ta prasme, kurie komponentai susijungia, tikrai sudaro tai, kad yra autizmas. Arba tu nesupranti. Tai pirmiausia, tai visiškai nėra niekuo susiję, ta prasme, su alkoholiu tiesiogiai. Taip. Tai čia tikrai ne, nes labai daug žinau ypatingai protingų žmonių, visiškai nevartojančių alkoholio, tiesiog pavyzdinį gyvenimo būdą vedančių ir jie tikrai turi visokių, jų vaikai specifikų turi kažkokių. Tai faktas. Lygiai tas pats, kiek yra daug genijų, kurie yra atėję iš tų alkoholikų šeimų. Taip. Bet jie dėl to neturi. Bet čia irgi, matai, žmonės nesupranta apie genus, nesupranta biologijos. Ta prasme, nes pavyzdžiui, žmonės sako, žiūrėk, dabar tau sakytų, aš galvoju, ar tu žinai, nes, pavyzdžiui, aš tą suprantu, man sakytų, ar tu renkiesi Aspergerį vaiką, bet nuo autizmo tipo spektrą, tai čia yra pirmas, ne, laipsnis, tipo lengviausias, ne? Kuris išmetė degtukus, moka pasiskaičiuoti, ta prasme, ganėtinai adaptuota, šneka daug kaip aš, ta prasme, biškį užknisa, bet, sakykime, žinai, ar tu renkiesi genijų? Kodėl aš niekada nesirinkčiau vaiko genijaus? Todėl, kad aš žinau, kad genijum būti yra didžiulis prakeiksmas, todėl, kad beveik visi genijai, jeigu genetiškai yra genijus, pas jį yra tarp genijus ir Dauno yra vienos chromosomos skirtumas, ta prasme. Ir dar didelė problema, ta prasme, kad tas genas trumpai gyvena. Labai retai genijai gyvena ilgiau negu 30 metų. Tai žmonės ant tiek nesupranta, ta prasme, plus, nes jų tiesiog smegenys dirba tokiais greitais pajėgumais ir tiek išdegina energijos, kad yra labai sudėtinga, ta prasme, visam organizmui atlaikyti. Tai čia, žmonės, pavyzdžiui, irgi, ten su visais translyčiais dabar irgi toks skandalas, ta prasme, nenoriu aš ten baisiai daug gilintis, bet noriu pasakyti vieną, ko žmonės nesupranta, ta prasme. Žiūrėkit, jeigu stovi du biologiniai organizmai ir vienas organizmas prisistato, kad yra moteris, ane, ir kitas, socialinė lytis, no problem, abu man vienodai. Prašau tik atsakykite man vieną klausimą. Ar jūs turite mėnesinės abi? Ar iš jūsų organizmo pasišalina kraujas? Jeigu jum net nedašunta, apie ką aš šneku ir koks yra skirtumas tarp organizmų, kur pasišalina ir nepasišalina, kokie yra hormonai, kokia kaita, tai ir nėra čia ką kalbėti apie kažkokias nuomonės. Jūs neturite tame nuomonės, nes jūs nieko apie tai nesuprantate. Tai tiek, mokytis ir dar kartą mokytis. Ir kaip sakant, jeigu nors nusišnekėjau, pamokykit. Ne tik per Velykas skirti kiaušinius kietai virtus ar minkštus, bet ir suprasti, kad vieni iš mūsų turi vidinius kiaušinius, kiti išorinis. Ir tai skiriasi. Tikrai tai. Tai va, gal ta gražia gaida. Bet ne, žiūrėk, visą laiką visi mėgsta baigti viską. Tiek pažiūrės, čia klausys, čia galvos, ką čia jos bandė pasakyti, ar ne? Bet po viso tokio, tikrai mes kalbėjom, ir mes kalbėjom sunkiai ir daug, žinai, ir mes tikrai daug ką norėjom pasakyti ir kad mus išgirstų. Gal truputėlį bus tokios mėsmalės, mes dar turim apsitrinti. Taip, bet vis dėlto, dienos pabaigoje. Jeigu tau reikėtų dabar į kokį vieną sakinį, nežinai, yra visą laiką, palinkėjimas, į vieną sakinį, kodėl žmogus turėtų gaišti, nežinau, ką valandų trukmės mūsų klausyti, tiesiog.
merginos, nes, kaip kalbėjau, ta prasme, mes labiausiai siekiam pasiekti moterų publiką, nes viskas yra tvarkoj, ta prasme, matau, kad mes jau lavėjam, gerėjam ir gražėjam, bet man tiesiog nuoširdžiai, dar visą su ta namų šeimininkė, norite pakeisti lietuvių mentalitetą, labai atsibodo, žinokit, klausyti man apie nagus. Ta prasme, tikrai, ta prasme, nėra man skirtumo, kokie jūsų pirštų galiukai kokios spalvos. Bet man yra didelis skirtumas, kad mano aplinkos moteris mokėtų, ta prasme, pastovėti už save. O pastovėti už save jūs galėsite tada, kai jūs būsite drąsios. O drąsios jūs būsite tada, kai jūs žinosite. Tai tiesiog kuo daugiau žinoti. Ir jeigu aš galiu kažkaip pasidalinti savo žiniom, paklausti jaunesnių žmonių patarimų, nes dabar ta karta yra įslavinus kitais kampais, vat kvestionuoja, ta prasme, drąsiau šneka. Tik taip, va čia atsirado. Tai, nu, va tik apie tai. Galvoti, dar kartą galvoti. Taip, ir visada atsiminkit, kad žmonės, kurie jums uždeda epitetą iš tos K raidės, atsiminkit, galvoja, kad visą laiką galima būti pirmas dalykas iš K didžiosios, kai yra viena gražiausių raidžių abėcėlėje. Ir apskritai gauti savo tokį komplimentą, tu turėti įdėti labai daug darbo, nes pirmą, tave turi daug ką žinot, ir tu turi daug ką žinot, ir turi daug ką parodyti. Ir aš nesakau, kad privaloma dabar turime tuo didžiuotis, nes čia mes labai juokiamės, Agota, mes literaliai prie stoties esame. Literaliai prie gatvės, kur čia tos funny story, man kažkada aš buvau vaikas, realiai vaikas, ir va, kitoj gatvės pusėje prie manęs sustojo vyras su dideliu BMW, aš dar šiandien atsimenu jo veidą, jis nuleido tą ir sako, mergytė už kiek, o aš su mokyklinė kuprinė laukiu mamos tiesiog netoj gatvės pusėje ir paskui išbėgo kažkokia mergina iš to namo ir sakė, tu čia mergaitė, čia mano erdvė ir kažką, o aš vis nesuprantu, kas čia darosi, ta prasme, kodėl. Ir tada jau perėjau ir čia dar, kai buvo dabar jau Vijokliai, fantastiška vieta, teiki čia, nu čia kosmosas, kaip čia gražu, bet tuo metu čia buvo kiaulė rūkė ir aš kaip šiandien atsimenu, išbėgo kažkokia barmenas ar tai barmenė ir sako, mergaitė, ten nestovėk, ten tiesiog negalima, man tokia, žinai, vaikui su kuprinė, kodėl negalima, kodėl tas dėdė manęs čia stereotipai. Tai va toks, va, žinai, va toks, va. Tai ir ką aš bandau pasakyti, kad merginos, kurios eina ir klykia, kad žiūrėkit, aš šitą, kai, žinai, didžioji ir man reikia, tai čia yra kita tema. Bet žinoti ir leisti savo atrasti, nu ką aš bandau pasakyti, išsilakstyti po velnių. Jeigu esat jaunas ir jums reikia sekso, nu ir varykit. Pavarykit, bet paskui, kai būsit mamos, turėsit vieną, mylėsit ir auksit ir pasensit ir gyvensit. O jaunas, kol esat, nu jeigu jums to reikia ir jums netinka jokios plasmasės jumise, eikit drąsiai, bet turėkit kiaušinius pasakyti, nes aš tikrai, ir aš žinau, kad ne aš viena tokia. Ateini pasimatymą, tavo bičiukas sako, žinai, kur mes keliausim ir tu sakai, žiūrėk, dabar aš esu gyvenimo sferoje, kur man reikia gero sekso. Tu man nori padėti ar ne? Ir viskas, ir žinokit, nėra pykčio. Ir net vaikinai, okei, žinai. Tikrai net yra buvę dalykų, kur aš per tą patį Tinderį parašiau, žiūrėk, ieškau tik to, žinai. Ar aš dabar jau kažkur prasme išaugau jo, nes aš dabar įsimylėjau, bet čia dabar visai kita tema. Bet ką aš bandau pasakyti, kad drąsiai, žinokit, ko norit, jo, būkit, kas esat, ir po velnių kurva yra tik žodis. Bet to lenkų kalba vienas populiariausių. Ten kažkaip, kai nuvažiuoji, nu aš atsiprašau, su visą pagarbą Lenkijai, ten pastoviai, kurva da kurva, nes Tai žodžiu, merginos, nebijokim žodžių, ta prasme, siekime žinių ir tada jokie epitetai tikrai mūsų negalės skaudinti, nes mes pačios žinosime savo vertę. Tai va, labai laukiu jūsų vertės komentarų, kodėl esat vertingos, ta prasme, nes įdomu, kas tie 500, kurie tada sužiūrėjo ir įdomu tie visi būsimi, kurie dar pažiūrės. Iki pasimatymo, ten žodžiu paspauskit laiką, paspauskit varpelį, ten žodžiu subscribinkit, darykit visą tą, nes mums irgi to labai reikia, nepamirškite mūsų, jeigu norit mus paremti, irgi skambinkit, mes drąsiai padarysim labai įdomias integracijas. Agota gali papasakoti apie liemenėlės. O taip, liemenėlių ieškom, kas daro geras liemenėlės. Čiau!